esame matomas. Taip, aš matau, kad mus jau mato 9 žiūrovai. Pasidalinau į savo profilį ir kviečiu visas dalyvės taip pat pasidalinti, kad mes galėtume pasiekti kuo daugiau žmonių su šia žinute, kurios galbūt kažkas ieško. Taip kaip aš ieškojau prieš daugiau kaip 8 metus. Neringa, kiek tu metų jau? Beveik 6, už mėnesio bus 6 metai, kaip aš draugauju su Young Living, kaip draugauju su eteriniais aliejais ir kaip nebeįsivaizduoju gyvenimo be jų. Tai čia iš tikrųjų pats pačiausias dalykas, kai laukia kiekvieną mėnesį siuntinuko, kai atsiranda naujienos ir norisi jas išbandyti, norisi jas patirti ir po to pasidalinti. Tai labai fainą ir malonų ir sveiką gyvenimo būdą mes šiandien jums ir papasakosime, ką mes naudojam, kaip naudojam ir ką siūlom jums. Tai Young Living ir sveikesnis šis gyvenimo būdas yra kažkas tokio, vardan savo sveikatos, dėl vaikų, dėl aplinkinių ir dėl gamtos. Gamtos tvarumas, augalų rūšių išsaugojimas, turint omeny, kad mes pastoviai netenkam gyvūnų ir augalų rūšių dėl žmogaus įtakos. Tvarus atsakingas žemės resursų naudojimas, atsakomybė už savo šeimos gerovę, sveikatą visapusišką. Vis tik sveikata yra pamatas visų kitų sričių gerovės ir klestėjimo. Ir būtent mums kaip moterim tenka tas moralinis stuburas šeimos, rūpintis, puoselėti, rasti būdus, kaip labai greitai, labai lengvai galima tą tabletę čiupti, išgerti, reikia, nereikia, kartais profilaktiškai, bet jeigu neatsižvelgsime, jog tai nesprendžia problemos priežasties, nesprendžia mūsų streso, nejudrumo, sėdimo gyvenimo būdo, būtent gyvenimo būdo veiksnių, mes neturėsim tvaraus sprendimo ir mes būsim tik priklausomi nuo simptomų malšinimo. Mano didelis tikslas yra puoselėti sveikatą natūraliais būdais, kurti tokį ekologišką, tvarų, harmoningą gyvenimo būdą savo ir santykį su aplinkiniu pasauliu. Šiandieną mes pakalbėsime, aš esu Lina Balsė, mano kolegė Anita pasirodo veidrodinė Neringa Stulpinienė. Mes kalbėsime apie aromaterapiją, apie pavasarį labai aktualius produktus, įpročius. Mūsų kontekstas bus šiek tiek platesnis. Kalbėsim ne apie tai, kas skaniai kvepia, nors mes visos turim savo preferencijas, kas kam skaniai kvepia. Ir geresnio susikaupimo tikslais kaip tik pasikvepinsiu brain powerais, man nerealiai pasiteisina per visas paskaitas, kad nepamesti minties, nesusipinti žodžiuose, ypač kai norisi pasidalinti labai daug kuo, tad tai yra tobula pagalba. O tu ką turi, Neringa? Aš turiu savo patį pirmąjį mylimuką iš šios startinio rinkinio dėžutės. Tai dėžutė, vaistinėlė, kurią būtina turėti kiekvienai moteriai namuose. Ir tai buvo mylimukas numeris 1, tai yra lemon. Ir lemonas, citrinos, eterinis aliejus taipogi labai tinka susikaupimui, susikoncentravimui, minčių nepabėgimui, atminčiai gerinti ir tiesiog toks darbinis arkliukas, kad imk, daryk, kad ir kaip išeis, bet tiesiog daryk, bet darant gausis vis geriau. Ir citrina tikriausiai buvo tas spyris į užpakalį, kad ne tik savo naudok, bet trupučiuką ir plačiau pasidalink. Tai šiandien tą ir darom ir tęsiam jau ne 1 metus kartu. Tai labai džiaugiuosi, kad mūsų keliai susipynė, susitiko ir toliau draugaujam ir šitaip skleidžiam šią fainą žinutę visiems, kam jos reikia. O kągi, mūsų publika atrodo jau susirinko, kol mes paplepėjom, prisistatėm. Jau turim 22 žiūrinčius, ką tik prisijungusius. Dar tik paprašysime visų pasidalinti video ir parašyti mūsų komentaruose, kad pasidalinote, nes, manau, pabaigoje transliacijos mes galime padaryti loteriją, tiksliau planuojame padaryti loteriją ir vienam iš pasidalinusių gyvos transliacijos metu įteikti dovaną. Teikti aromatingą dovaną, kad pripildyti savo namus ir gyvenimą eterinių aliejų. Ir pradėkime nuo ko? Pradėkime nuo pradžių. Šiandieną kalbėsime apie aromaterapiją pavasarį
ir aktualiausius būtent pavasariui aspektus. Nes kiekvienas sezonas su savom dovanom, savais džiaugsmais, savais iššūkiais, pavasaris turi šitą specifiško būtent pavasariui. Ir iš tikrųjų labai įdomu, kad pagal tuos metų laikus galima daryti ir savo renginius, visokius susitikimus. Labai aktualu būna aromaterapija vasarai, aromaterapija žiemai, aromaterapija rudenį prieš mokyklas. Tai tiesiog yra žinutė iš aukščiau ir sufleris, ką mums reikia papasakoti jums, kad būtų aktualu, naudinga ir reikalinga. Tai šiandien bus aromaterapija pavasarį. Ir man pavasaris vat ir asocijuojasi su šita žalia, gražia spalva, kuri tokia atneša gaivumą, atsinaujinimą ir norą veikti. Tai ir pavasaris turi specifinių tokių žinių, kurių reikia saugiai naudoti eterinius aliejus. Ir mes pakalbėsime apie tai, kuriuo eterinių aliejų negalima naudoti ant odos einant į saulę, nes, kad nenutiktų, kas čia man atsitiko, kodėl paraudo ar pigmentacija pasikeitė, nes eteriniai aliejai patys savaime visais kitais sezonais būdami visiškai saugus, labai švelnus, jie įdomiai draugauja su saulute. Bet pradėkime nuo pradžių, nuo to, kad tai, kuo mes taip džiaugiamės, ką naudojame jau šitiek metų su neringa, yra Young Living kompanijos produktai. Kompanija Young Living kaip tokia įkurta 1994 metais. Taigi skaičiuojam, neringa, tu gal stipresnė matematika, kiek jau 30 metų turime, ar ne? Taip, šiemet yra 30 metų, kaip Young Living kompanija įsikūrė ir ta proga kompanija, kaip žinom, daro didžiulį renginį, kviečia viso pasaulio narius susitikti, atšvęsti, paminėti, aplankyti ūkius, atvykti į Ameriką ir turint omenyje, kad visame pasaulyje yra virš 6 milijonų vartotojų, tai tikrai tiek neatvažiuos, bet esam labai laimingos, kad esam dalimi šitos didelės šeimos ir esam vienos iš tų, kurios vartoja, naudoja šios puikius dalykus. Ir puikius produktus, sveikus produktus, nes mums rūpi mūsų šeimos gerovė, mūsų sveikata ir esam pasirengusios savo vaikams atiduoti viską, surasti viską, ką geriausia. Young Living kompanija siunčia savo produktus į didžiąją dalį pasaulio šalių. Mes yra kompanija įkurta Amerikoje, mes turime Europos padalinį, turime Indonezijos, Australijos padalinius ir kitur. Europos centrinę būstinę turime Londone, nors dabar, kai iš ES UK išėjo, tai truputėlį taip gavosi keista, bet tiek to, vis dar labai nuostabi vieta susirinkti mums mokymams. Tačiau svarbiausias momentas, 30 metų Young Living kompanija gyvuoja ir kuo labiausiai didžiuojasi priklausydama šiai bendruomeniai, tai yra žmonės pamato, pažįsta, prisiliečia iš arti, atvykę į ūkius, pamatė, kas tenais daroma, su kokia meilė, su kokiu pasišventimu, kokybei ir rezultatams, žmonių gyvenimų keitimui. Kiek daug paprastų žmonių susižavėję šitą misiją prisideda prie jos savanoriškais pagrindais. Young Living, prasidėjo nuo savadarbio suvirinto katilo, kuris, man atrodo, porą kartų gal ir sprogimų patyrė. Prasidėjo nuo savo kieme pasodintų levandų, prasidėjo nuo labai paprastų mažų dalykų. Šiandien mes matom multimilijoninę, tiksliau 2 milijardų apyvartos metinės kompaniją. Bet kai mes lankėmės ūkyje, kai klausėmės Gary ir Mary pasisakymų, Mary pasakojimai, kad štai kas čia iš pradžių buvo, štai kaip viskas čia atrodė, kaip mes čia tvarte visi miegojom, suvažiavę į talką nuimti derlių. Tai buvo toks širdį paliečiantis, tai yra pajauti, kad tai ne korporacija, tai žmonės, tai šeima. Young Living kaip kompanija yra ne akcinė bendrovė, o šeimos nuosavybė, individuali įmonė, sakykime. Tai ne tas formatas teisiškai, bet savo esme priklauso vieniems savininkams, vienai šeimai, kuri ją kuria pagal savo vertybės. Ir mūsų tikslas yra pasinaudoti motinos gamtos dovanomis,
praturtinti žmonijai, grąžinti mus prie to, kas mums buvo numatyta nuo pat pradžių, kad maistas būtų mūsų ir vaistas, ir maistas, augalai būtų ir maistas, ir vaistas. Ir mūsų vizija yra, kad eteriniai aliejai būtų savaime suprantamas, natūralus, visiems pažįstamas dalykas kiekvienose namuose. Mano ugniukas, kai buvo dar visai mažas, bet jau oily baby 100%, pas jį būdavo tokie staigus pilvuko diegliukai. Ir iki kokių, nežinau, 5 metų, 6 tai truko, periodiškai užeidavo, tiesiog jautrus žarnynas ir nežinia, dėl ko jis suspazmuodavo. Ir aš supratau, kad auginu oily baby, kai man nesant namuose, kai buvau išvažiavusi vesti paskaitą ir jisai buvo su močiute paliktas, jam suskaudo pilvukas, jis sugebėjo nubėgti prie mano visos eterinio aliejų kolekcijos, paimti reikiamą eterinio aliejų mišinį su rankytės paveiksliuku ir paduoti jį močiutei, kad jam pateptų pilvuką. Tai yra, mūsų tikslas yra, kad žmonės taip kaip pagalvoja, galva skauda, visuose filmuose rodo, kad reikia aspiriną išgerti ir visiems savaime suprantama, mes žinom, aš tai nežinau, kodėl reikia aspiriną išgerti. Nei pagirių esu turėjusi, nei aspiriną šiaip sau gerusi. Bet žmonėms tai jau yra, taip kaip lietuviai 911 nori skambinti, kai ištinka nelaimė, nes automatiškai prisimena tą numerį iš matytų visų filmų, laidų ir daug kartų paminėta. Tai mūsų tikslas yra, kad ne tik, kad nusipirktų, kiekviena šeima turėtų rinkinuką eterinio aliejų, bet kad tai būtų pirmas dalykas, apie kurį pagalvoji. Ar tau stresas, ar tau kažkokios emocijos, ar virškinimas nuo streso sutriko, ar bet kokie kiti iššūkiai, kad pirma mintis būtų, ką iš eterinių aliejų, iš natūralių produktų, iš maisto papildų galiu pasitelkti, kad savo padėti. Ir mes siekiame pristatyti šitas idėjas, šitas vertybės į kiekvienus namus ir įgalinti kiekvieną šeimą sveikesniam gyvenimo būdui ir prasmingai savirealizacijai, padedant vieni kitiems atrasti tą patį gėrį ir per tai kurti savo gausą ir klestėjimą, nes Young Living mus kviečia ir siūlo visas galimybės būti vartotojais, tiesiog džiaugtis nuostabiais produktais, nes mes tikrai nusipelnom natūralių, sveikų, saugių produktų savo šeimai. Bet taip pat mes galime būti labai įsitraukę bendruomenės nariai, dalinti savo patirtimis, žiniomis, būti dalimi kažko didesnio, keisti vieni kitų gyvenimus per savo pasakojimus, savo istorijas, savo atsiliepimus. Ir paskutinė, nors gal taip negerai skamba, paskutinė galimybė yra prisijungti į partnerystę, skleisti tą žinutę savo aplinkoje tiems, kas jos dar negirdėjo, nežino ir padėti atrasti kitokį gyvenimo būdą. Mes turime produktus, kurių kokybę užtikrina C2SEAL standartas ir C2SEAL standartas, jisai pranoksta AFNOR ir ISO standartus eteriniams aliejams. Jisai apima žymiai platesnį kriterijų spektrą, nuo sėklos atrinkimo, žemės paruošimo, ūkininkavimo praktikų, derliaus nuėmimo, laiko, būdo, sąlygų, distiliavimo sąlygų, karščio slėgio, laiko tarp derliaus nuėmimo ir distiliavimo, nes vieniem augalam reikia iš karto distiliuoti, kitus reikia palaikyti 2 dienas, ar netgi su kai kuria mediena girdėjau, kad reikia porą savaičių laukti, kol jinai bus paruošta atiduoti eterinį aliejų maksimalios vertės. Ir kruopštūs tyrimai, užtikrinantis, kad joks prisvilęs blynas nepraslys mūsų virtuvėje ir nepateks ant vartotojų stalo. Ir taip pat labai svarbu tvarumas. Svarbu tvarumas, kad būtų saugomos nykstančios rūšys, kad būtų atsodinami miškai, kad būtų puoselėjama dirva, neišsekinama, neišnaudojama, išsiurbiant visus jos resursus ir paskui bandant sintetiką tai pataisyti, o stengiantis, kad žemė būtų gyva, be jokios chemijos. Ir Neringa, kodėl tu pasakei taip verslo galimybei? Aš tai... pasakok. Kodėl aš pasakiau taip verslo galimybei? Todėl, kad labai patiko produktai. Ir kai labai patinka, jų norisi vis daugiau. Kai norisi vis daugiau, žinoma, tai kainuoja. Ir mano tikslas pradinis toks ir buvo, kad šiuos produktus mano šeima vartotų pilnai, visko, ko reikia, visko, ką norime,
ir tai nekainuotų iš piniginės, iš atlyginimo, o aš šiems produktams uždirbčiau besidalindama ir kurdama verslą su Young Living. Tai mano šis tikslas šiai dienai yra ir išlikęs toks pat, nes poreikis didėja, atsiranda ir noras aplinkiniams, tai yra ir mamai, ir aplinkiniams artimiesiems tų produktų suteikti daugiau ir neimti pinigų iš jų. Tai tiesiog mano toks tikslas, kad juos turėtumėm ir nereikėtų finansų iš kišenės. Jeigu kas nors būtų manęs paklausęs, kai jau turėjau, aš jau nesamdomą darbą dirbo, aš jau turėjau nuosavą verslą iš namų, paremtą savo pomėgiais, aistra ir talentais, savom sąlygom, jei kas nors būtų pasakęs, Lina, ar tu norėtum prisijungti į tinklinės rinkodaros kompaniją, būtų atsakymas riebus didelis ne, su balionėliais, nes tinklinio marketingo man nereikėjo, bet man reikėjo produktų. Tada supratau, kad man reikėjo ir bendruomenės. O tada supratau, kad bendruomenėje smagu jausti tą įnešamą savo vertę per pasidalinimą savo patirtimis, savo žiniomis. Ir tada kodėlgi nepraturtinus tuo ir kitų gyvenimo, jeigu man tai tiek daug gėrio atnešė, tiek daug teigiamų pokyčių, tiek daug iššūkių padėjo sprendžiant. Ir taip, kaip žinai, kamoliukas, taip gniūžtė, kaip paleidai riedėti nuo kalno, tai sidabro kvalifikacija, kelionė į Silver Retreat Amerikoje, tolimesnis ūkių lankymas, neringos sidabro kvalifikacija, kitų partnerių sidabro kvalifikacija, pasiektas karantino pradžioje aukso kvalifikacija, paskui mes su vyru abudu keliavom į aukso retreatą ir kiekvieną kartą vis giliau jaučiu prasmę to, ką darau. Todėl tinklinės rinkodaros iki šiol sakyčiau ne, bet Young Livingui sakau taip, nes tai yra kitokia bendruomenė, kitos vertybės ir produktas, už kurį galiu stovėti 100%. Jo, iš tikrųjų, vienas iš dalykų, kas vilioja šioje bendruomenėje ir visame šitame versle, reikėtų sakyti, nors kartais nesiverčia liežuvis sakyti versle, nes tai yra natūralus noras dalinti su visais aplinkui, nes tai yra taip gera, taip natūralu, kad kaip galiu nepasakyti. Tai vienas iš tų dalykų tai yra taip kelionės, bendravimas ir buvimas kartu su tokiais pat, galbūt baltom varnom iš viso didelio būrio, bet tokiais pat ir jautimasis vienas kito papildymas. Tai vienas iš dalykų vedantis į priekį, tai norisi keliauti, aplankyti visus ūkius, o jų yra visame pasaulyje Young Living ūkiai išsidėstę šiose pasaulio dalyse tikriausiai. Ir nukeliauti į visas tas dalis ir pamatyti, kaip auga tie augalai. Per Silver Retreatą, kai mes su Saulium vaikščiojom plantacijomis ir iš tikrųjų levandų laukiuose vaikšto avis ir ravėja levandas, tai padaro įspūdį, tu supranti kokios vertybės, kaip natūraliai auginami augalai, kad mums visiems vartotojams būtų atiduotas pats pačiausias, natūraliausias, be priemaišų produktas. Tai tos vertybės atitinka manasias, todėl norisi ir dalintis, norisi dar daugiau pamatyti. Ir viena vertus, Young Living narystė gali reikšti tiesiog, kad bet kada, bet kurioje elektroninėje parduotuvėje užsisakai savo reikalingus savo šeimai produktus, bet pasakius taip verslui, reikia turėti omeny, kad tai yra paveldimas verslas. Tarkim, mano sūneliui šiuo metu yra 10 metų ir jis jau planuoja tapti šitos veiklos dalimi, užaugęs, ir aš tikiuosi, kad vieną dieną jisai paveldės mano paskyrą, visą įdirbį ir galės tęsti tai toliau, arba bent jau, net jeigu nebus labai aktyvus veikloje, toliau skins mano įdirbio vaisius. Tai yra panašu į sodo sodinimą. Pasodini sodą, puoselėji jį daugybę metų ir galbūt jisai yra aukščiausio savo derlingumo momente, kai tu jį perleidai sekančias rankas, kad tavo sekanti karta taip pat klestėtų ir taip pat skintų vaisių iš tavo įdėtų pastangų. Ir jeigu man kažkas būtų priminęs, kad ar tau tikrai sugebi pardavinėti, ar pardavimai yra tavo arkliukas, būčiau sakiusi, oi ne, būtų buvusi dar viena priežastis, kodėl aš negaliu būti Young Living narė, bet man džiaugiuosi, kad mano rėmėjos padėjo suprasti, jog tai yra edukacinė veikla, šviečiamoji veikla, aš tiesiog perduodu žinias ir būtent todėl tai yra verslas be rizikos ir investicijų. Aš įdėjau savo laiko įgyti žinioms,
bet žinias naudoju visų pirma savo šeimai ir tada su malonumu perdodu jas kitiems toliau. Be investicijų, todėl kad produktus aš nusipirkau savo ir tik savo ir aš jų nepirku perpardavimui ir neturiu sandėlio. Ir visi gali nusipirkti patys, tai reikia mano rekomendavimo numerio. Taigi labai patogus verslas be papildomų investicijų, tiesiog dalinantis savo patirtimi. Ir pakalbėkime apie pavasarį. Kas mums aktualu pavasarį? Komentaruose pasirašykit, kaip jaučiatės, koks jūsų energijos lygis. Daugelis pavasarį, Neringa, kaip tavo? Sakyčiau, visai neblogai. Šiandien nusivaliau dalį langų, išsišviečiau namus. Tu jau Tai čia jau yra yra... Kokia šaunuolė, klausyk, o mes kaip tik pasigavom kažkokį baciliuką visą šeimą, su sirguliuojančiais tėvais Velykas praleidom ir viskas. Tai aš dar tik balsą atgavau, todėl vandenį gurkšnoju, bet energijos ne kalnai dar. Ir pavasaris yra tas laikas, kuris man asmeniškai labiau asocijuojasi su naujų metų pradžia negu žiema. Kaip tai bebūtų, saulės tas sugrįžimas, nu taip, jaučiasi, bet ne taip ryškiai, kaip kai išeini į lauką ir išgirsti grįžusius paukščius, čiulbant ir užuodi pavasario kvapus. Ir pavasaris yra kiekviena proga, apskritai, kiekvienas sezonas, kiekviena proga, kiekviena nauja diena yra tinkama proga susimastyti apie tai, kokį kūrėme gyvenimą, kur link mes einame ir kokius įpročius kūrėme savo tvariam, ilgalaikiam klestėjimui ir žydėjimui. Tai Neringa, tu jau langus išsivalėjai, ne? Pavasarinis švarinimasis. Aš esu ta, kuri buity mažai pritaikoma dėl savo sveikatos apribojimo, tuo rūpinasi mano vyras, bet nepaisant to, namų švara yra svarbus aspektas. Atrodo, koks skirtumas, kokį tenais valymo skystį įpilam į grindų plovimo grindis, taigi čia ne žmogus, ne grindis, nuvertinam, bet ant grindų guli mano katytės ir paskui užsilaižo savo kailiuką. Ant tas skystis, kuriuo putojančiu išplaunu indus, kažkiek likučio jo lieka ant indų, bet dar daugiau jo patenka per odą, per poras į mano organizmą. Tad tai, kuo mes valome namus, yra labai svarbu. Ir yra tokie tyrimai, ir aš dabar tikslių skaičių nebeprisiminsiu, nepacituosiu, bet moteris pačios valančios savo namus, nekomerciškai, o tiesiog savo namus, pareigingai palaikančios švarius namus, keliasdešimt procentų didesnė tikimybė sirgti onkologiją. Tai reikia suprasti, kad tos valymo priemonės, kur reikia užsidėti pirštinės ir respiratorių, ne šiaip sau ta rekomendacija. Neringa, tu užsidėdavai anksčiau pirštinės respiratorių, ar gerai bus ir taip? Gerai bus ir taip, ir iš tikrųjų po to labai kentėdavo rankų oda, jinai būdavo sausa, sudirgusi, lūžinėjantis nagai ir daug tų vidinių problemų ateina iš to, ką mes dedame save nejučiomis, po trupučiuką, po mažą gabaliuką iš namų priežiūros, iš kosmetikos, iš plaukų priežiūros, iš daug dalykų susideda ir viskas mumise kaupiasi, o tas kaupimasis yra labai neigiamai atsiliepia mūsų sveikatai. Tai šiandieną iš tikrųjų tvarkydama namus, įsipyliau Tips valymo skysčio ir jis pyliau ir galvojau, kaip aš galėjau gyventi be jo, koks jis skaniai kvepintis, žinau, kad natūralus, ir tikrai puikiai valantis, mažai jo reikia, išeiga jo maža, tai tiesiog dalykas būtinas kiekvienose namuose, taip pat kaip ir indų plovimo skystis, nes, kaip jau minėjai, drėkintas ir šilumoje rankas įmerktas į vandenį, labai didelė dalis tos chemijos patenka į mūsų vidų. Tai vanduo atveria poras ir tiesiog mes susiurbėme visą chemiją. Tai tiesiog pagalvokime, apmąstykime, ką mes dedame į save, kokia mūsų sveikata bus po to ir ką mes perduosim savo kartoms, ant kokių grindų šliaužioja mūsų mažučiai vaikučiai ar gyvūnėliai, kuriuos po to mes patys myluojam, bučiuojam, apkabinam. Tai čia tiesiog sąmoningumo dalykas, apsižvalgyti aplink save ir pagalvoti plačiau. Kartais žmonės ateina į Young Living bendruomenę su jau rimtomis problemomis ir jie ieško,
kokį čionais aliejuką, kur man patepti, kad gaučiau pagalbą su savo ten simptomais, negalavimais. Sakau, palauk, tu neskubėk, tu pradėk atsargiai nuo pirmiausia net ne organizmo detoksikacijos, kad pašalinti visas sukauptus toksinus kūne. Pradėkim nuo aplinkos, pradėkim nuo namų detoksikacijos. Ir šita produktų linija, paremta TIPS eterinių aliejų mišiniu, yra būtent galimybė detoksikuoti savo namus, kad pirmiausia nekvėpuotume, neliestume sintetinės chemijos ir nesikauptų jinai papildomai mūsų organizme. Mūsų kūnas gali būti arba atsiverimo, meilės, džiaugsmo, sveikatos, regeneracijos būsenai, arba baimės, streso, užsidarimo, užsirakinimo ir kaupimo būsenoje, kai detoksikacijos procesams nėra jie prioritetas. TIPS eterinių aliejų mišinys gimė senoviniuose rankraščiuose maždaug iš 15 amžiaus, kai visą Europą siautė maras ir nusinešė trečdalį Europos populiacijos. Yra tokia kaip ir legenda, kaip ir realūs teismo įrašai apie atvejį viename Prancūzijos kaimelyje, kuomet maro metu žmonės krito kaip musės ir siautėjo plėšikų gauja. Plėšikų gauja plėšė turtingus, mirusius nuo maro, ir žmonės galvoja, kad jie patys apsikrės ir numirs, tačiau jie kažkaip labai ilgai nemirė. Ir kai trūko kantrybė ir jos galiausiai sugavo ir ruošėsi mirties bausmei jų, jiems vis tiek buvo labai smalsu, kodėl jie nesusirgo, kodėl jie nenumirė. Ir jų pasiūlė jiems pakeisti mirties bausmę į lengvesnį nuosprendį, berods į galeras jos išsiuntė, jeigu jie išduos savo paslaptį, kodėl jie nesusirgo. Ir žinot, kokia ta paslaptis buvo? Jie buvo 4 parfumerio sūnūs. Ir gal atsimenat filmuose matytas tas kaukės su dideliais snapais. Jie jas dėvėjo, kaip ir medikai to meto, pridėtas skudurėlius sumirkytų eteriniais aliejais, augalais, kvapniaisiais, nes tais laikais parfumerija nebuvo sintetiniai, jinai buvo iš natūralių kvapiųjų augalų. Tad žmonės intuityviai jautė, kad kažkodėl tie skaniai kvepiantys augalai mums yra naudingi, mus saugo, mus stiprina, kažką mums gero daro, nežinom ką, bet kažką daro. Tada dar nebuvo mikroskopų, nežinojo nei apie bakterijas, nei apie virusus, bet tiesiog matė iš praktikos, kad šitie augalai kažkuo mums pasitarnauja. Ir pagal tuos senus įrašus teismo buvo sukurtas TIPS eterinių aliejų mišinys, taip ir pavadintas Vagis TIPS. Ir juo pagrindu sukurta visa namų švaros linija, papildomai yra ir rankų muilas bei dantų pasta ir skalavimas skystis burnos. Tad su šituo produktu mes galime užtikrinti tikrai saugią, efektyvę namų švarą, be jokio poreikio sintetiniams ingredientams, kurie būtų agresyvūs, kenksmingi, pavojingi. Su to labai opi problema mano kaimyniai buvo, kuri turi 4 vaikus ir sakė, pas jos tik vienas tualetas namuose, šeima didelė, ir norint tenais išplauti, išvalyti plyteles, pas mūsų geležingas vanduo ruduoja tarpai tarp plytelio, išvalyti tualetus, vonias ir ištrinti visais tais milteliais, tai reikėjo vaikus praktiškai išvežti kur nors pas močiutę, kad turėti laiko susitvarkyti namus, išvalyti tualetus, išvalyti orkaites, kad tie maži vaikai nelystų į tą chemiją, kurie visada po kojom painiojasi ir neįsikibė į sijoną. Ir labai džiaugiasi kaimynė atradusi šią švaros liniją. Ir turime universalų skystį, kuris skirtas paviršių valymui. Mes jį lašinam į grindų plovimo vandenį, mes jį atsiskiedžiame, sumaišome su actu, galime purkšti, valyti langus su juo, galime automobilį plauti, galime kriauklės paviršius, stalviršius juo purkšti ir plauti. Daromas čia yra koncentratas, mes imam vieną tą kepurėlę skysčio koncentrato į panašaus dydžio kitą buteliuką su purkštuku ir visą likusį turi vandens. Tai iš to vieno buteliuko nedidelio gaunasi labai daug buteliukų paviršių purškimui ir valymui. Man labai patiko rūbų skalbimo skystis. Ir ilgą laiką į jį galvo, ar verta, mes jau kažką ten be kvapį, be sintetinių kvapų naudojam. Bet nutiko taip, kad Sauliau, žinot, kaip dabartiniai drabužiai, visus juos reikia skalbti 30 laipsnių vandenyje šaltam.
ir negali jų stipriai kaitinti. O Saulius pas manęs lanko karatė, sportuoja, pareina suprakaitavęs ir jisai kažkada ar tai prisikaupė to prakaito ir kokybiškai neišplovė milteliai, ar tai jisai paliko juos išskalbtus šlapius pabūti per ilgai, nepadžiovęs, neišdžiovinęs. Žodžiu, užsiveisė labai blogas kvapas jo sportinėse drabužiuose. Ir kiek kartų neskalbė, ką nenaudojo skalbimui, niekas negelbėjo. Ir tada aš užsakiau TIF skalbinių skystį ir išplovus su juo iš pirmo karto dingo visas blogas kvapas. Tai yra, daugelis kitų miltelių stengiasi tiesiog sintetiniais kvapais permušti blogą kvapą, kad jo nebejaustume. Bet iš tikrųjų jaučiasi, ypač kai uoslė atsistato, nustojus chemiją naudoti. O eteriniai aliejai, jie naikina pačias bakterijas sukeliančias blogą kvapą, tad drabužiai kvepia maloniai ir yra saugiai išplauti ir jisai tinkamas tiek spalvotiems, tiek baltiems, tiek jautriems audiniams. Aš norėčiau pasakyti, kad šio skalbiklio didelis privalumas yra tai, kad jis yra stipriai koncentruotas ir jo reikia pilti nedaug. Tai įpratusioms dozuoti dideliais kiekiais, čia reikėtų save stabdyti ir neišnaudoti šio skalbiklio per greit, nes viso šio buteliuko užtenka tikrai 30 kartų skalbti pilną mašiną pridėtą rūbų. Dar čia matau nepaminėtas, tai yra TIF pudra, tai yra miltelių pagrindų toks, turiu ir aš, kai tu minėjai, šitas universalus skystis, sumaišau su šita pudra ir man labai tinka šveisti kriauklėms, voniai, ten, kur reikia trupučiuką aštrumo ir vienas pats ploviklis šitas neima, reikia biškį miltelių pakratyti. Tai dar yra TIF pudra ir jinai kartu su valikliu yra kažkas tokio. Mūsų močiutės turėjo actą ir sodą, o tu matai taip naudoji tos miltelius ar ne TIFso ir dar užmaišai trupučiuką, kad pastagą, aš girdėjau, kad galima jau to, ten, kur reikia labai taip alkūnės, biškį jėgų raumenų įdėti, paskrabinti, tai galima sumaišyti miltelius šveitimo su universaliu koncentratu, padaryti pastą ir tada su ją šveisti. Jeigu ir neturim tų miltelių, tai galima atimti sodos, kuri atitinka tą tokį šveičiamąjį elementą. Sumaišius su valikliu gaunasi super pasta šveitimui kriauklių, vonios ir panašiai. Mūsų bendruomenė kūrybinga, žinau, kad yra atradusi būdų dar tos produktus tarpusavį įvairiai įdomiai miksuoti ir gauti dar kažkokius įdomesnius rezultatus įvairiems poreikiams. Beje, apie dėmių, kiti žmonės nuolat naudoja dėmių išėmiklį. Nežinau, kur jie gauna tų dėmių, kurios šiaip neišsiskalbė. Aš vaiką užauginau, man neprireikė dėmių išėmėjo, bet jeigu būtų, žinai, kokį patarimą girdėjau? Tiesiog likusi tuščią 15 ml buteliuką pripilti gryno koncentrato TIFs ir uždėti rutulinį aplikatorių, ar kur ant kilimo tenais reikėtų kažką išvalyti, tiesiog prirutuliuot, patrint, palikti pabūti ir po to išvalyti, išplauti. Dar vienas atradimas, jeigu jau kalbam apie dėmes, tai jeigu dėmė yra riebalinės kilmės, tai užlašinti citrinos. O spalvų nepažįsta? Ne. Dėl to bijojau, kaip tik galvoju, nedarysiu, kol nepasiklausiu kieno nors. Nes iš tikrųjų buvo ir guma įsivėlusi ir toks buvo nemalonus dalykas ant mokyklinio megztinio, kuris yra tamsus, tai aš visais įmanomais būdais iškrapščiau ir tą gumą, ir tą dėmę, ir viską. Apie TIFs rankų, tai yra indų plovimo skystį, Neringa jau paminėjo, kaip svarbu tai, kuo plauname indus, nes mes laikome rankas karštame vandenyje, poros atviros, oda atvira ir tai, ką mes naudojame, daug kartų stipriau paveikia mūsų odą ir patenka didesniais kiekiais į mūsų organizmą, negu kai mes, jeigu tiesiog tos chemijos patektų ant odos ir mes nuvalytume. O taip pat mes žinome, kad parduotuvės suinteresuotos produktus saugoti šviežius ir prekinės išvaizdos kuo ilgiau. Mes jau girdėjome apie obuolius tam tikrose ten cisternose, dujų pripildytose laikomus dešimtmečiais. Nežinau, ar tai tiesa. Mačiau nuotraukų, kad tose lentynose ne vandeniu apipurškė visus žalumynus, daržoves, o tokių
chemikalų koncentratų, kuris naikina grybelius, bakterijas, kad kuo ilgiau išliktų švieži, nepažeisti vaisiai, daržovės, uogos, bet mums visą tai suvalgyti ir gauti tai į savo organizmą, kur turim savo mikroflorą, savo gerasias bakterijas, nėra gerai. Ir girdėjom, galbūt esat girdėję ir apie tai, kad ten, kur kviečių laukus, kukurūzų laukus, ten intensyviai sojų laukus purškia rondapais ir visais tais insekticidais, pesticidais, herbicidais, kad užtikrinti gausesnį derlių ir genetiškai modifikuoja maistą, kad jis atlaikytų tą didesnį chemijos kiekį. Vanduo, lietaus viską nuplauna, nuneša ir, tarkim, prie tų balų ir artimiausių vandens telkinių gyvenančios varlės net keičia lytį. Patinėliai tampa patelėmis, dėl to, kad visa ta chemija imituoja sintetinį estrogeną. Tai yra veikia, kaip netgi terminas yra ksenoestrogenai, tai yra būtent tie sintetiniai estrogenai. Ir tai yra akivaizdus įrodymas, kad sintetinė chemija kišasi į mūsų neurologiją, į mūsų hormonų pusiausvyrą ir labai daug moterų kenčia nuo estrogenų dominavimo, ne todėl, kad jos savo estrogeno per daug gamina jauname amžiuje, o todėl, kad gauna per daug sintetinio estrogeno. Ir šitas kanistriukas nedidutis, jo ten irgi po šaukštą dutę reikia į didelį dubenį ar kriauklę pripiltą vandens, kad mes galėtume sudėti ten vaisius, uogas, daržoves ir juos ten pateliuskuoti, leisti porą minučių pabūti, kol eteriniai aliejai suvirškins tuos sintetinius estrogenus imituojančius visus ydus. Ir čia toks gaunasi užburtas ratas, nes lyg ir kalbam apie mitybą, kuriai būtina valgyti daugiau žalio maisto, daržovių, vaisių, bet puikiai suvokiame, kad gyvenam tokioje vietoje, kur mes neturim visus metus savo užaugintojo žaliojo maisto. Dalį galima užsišaldyti, bet tai jau yra ne tas pats. Tai mes perkam iš parduotuvės, lyg ir norim valgyti sveikiau ir papildyti save vitaminais, mineralais, bet prisipildom save visais toksinais ir chemija. Tai va šis netaip seniai atsiradęs produktas, tai yra naujiena Young-Livingo, padeda mums ir maitintis sveikiau ir neprivalgyti to, ko mums nereikia. Taip, ir rankų muilą turime tiesiog saugiam, efektyviam rankų dezinfekavimui grįžus namo. Maža kur buvom, ką lietėm, su kuo susidūrėme. Taip pat turime tokį nediduką rankinukę patogiai nešiojamą rankų dezinfekavimo skystį su alavijų geliu ir eteriniais aliejais, kurį didžiulis malonumas naudoti, nes iš karto aromatų gausa pasklinda ir pakankamas kiekis spirito, kad dezinfekuotų rankas labai efektyviai. Ir tai buvo išsigelbėjimas karantino metu moterims, kurios teko milžinišką skaičių kartų per dieną dezinfekuotis rankas, nes jų oda tiesiog skilinėjo, lūposi ir kraujavo nuo visų sintetinių rankų dezinfekantų, kurie beje kancerogeninių poveikių turi ingredientų savo sudėtyje, o šis buteliukas mažas buvo tikras išsigelbėjimas ir aš visada rankinuke vežiojuosi rankų dezinfekcinį gelį, kad nusivalyti rankas, ypač tose situacijose ar po apsilankymo medicinos įstaigose, ar tiesiog gausiai lankomose ir nebūtinai steriliuose vietose. Taip pat yra mažulytis buteliukas, nepavaizduotas, toksai 15 ml purškiklis su etilo spiritu ir eteriniais aliejais paviršių dezinfekavimui. Nes kartais mes laiką leidžiame vietose, kur nežinom, ar viskas švariai nuvalyta, bet mes tenais galbūt valgysime, ar tiesiog leisime laiką ir bus kontaktas su mumis. Tai tiesiog tais ligų sezonais, gripų sezonais mes norime, kad mūsų aplinka būtų švari ir kur mes einame, taip pat galėtume apsaugoti save. Ir pakalbėjome apie namų švarą, ar ne? Kitas momentas, kitas labai svarbus įprotis pavasarį yra judėjimas. Pagaliau galime atsibusti iš žiemos miego, išsinerti iš savo kailinių. Mūsų tas šiltasis sezonas Lietuvoje tikrai neilgas ir galime pasidžiaugti aktyvumu. Tad aš skaičiau apie tokį tyrimą, kuris parodė, jog 3 mėnesius, ten berods 2 ar 3 kartus per savaitę pradėjusi sportuoti vyrų grupė, 30% pakeitė savo epigenetiką.
Tai yra, kai savo genų raišką, kurie genai buvo aktyvuoti, kurie išjungti, kokios programos vystomos ir be abejo, tie pokyčiai buvo visi į gerą. Tai jeigu 30% reguliarus judėjimas gali keisti genų raišką, mūsų tą pirminį programavimą, kažkas atsiskleidžia mumise, kažkas užsidaro. Ir visa tai vyksta į gerąją pusę, tas pokytis. Tai galime ir atvirkščiai mąstyti, kad sėdimas gyvenimo būdas yra didžiausias stresas organizmui ir visiškai nenatūrali būsena, kai mūsų protas užimtas ir dar įstresuotas, įdirgintas, o mūsų kūnas negali iškrauti viso streso per judesį. Tad kvietimas yra įsivesti gyvenimo būdo įprotį, judėti vienaip ar kitaip, kaip kam priimtina, kas šoks, kas pasivaikščios, kas šuniuką įsigys ir vedžios. Bet aktyviai judant irgi kyla keletas niuansų. Mano vyras pradėjo sportuoti, nuėjo į karatė, nes norėjo, tai buvo jo vaikystės svajonė, bet taip pat turėjo problemą sąnariai vaikystėje pašalę kelių. Bėgioti jisai nelabai tiktų, sportas bėgimo jam, ir stuburą turi išvaržą, dar paauglystėje pasidaręs. Tai kai jisai pradėjo sportuoti, man dėl jo buvo neramu, kad neužsigautų, nes sportai irgi pilna traumų. Ir mane neramino tai, kad jis kai namuose juda aktyviau, nori parodyti ten judesius, kažką, jis visas traška. Tiesiog jauti, kad kūnas sausas ir viskas dalis trinasi į kitas dalis. Ir man tai atrodė nesaugu, kad tu greičiau sudėvėsi, taip dėvėdamas kūną, sportas sveikata, bet šituo atveju tu greičiau sutrinsi viską, ką turi likusio. Ir nupirkau, užsakiau jam BLM papildą su antro tipo kolagenu, kuris maitina mūsų kremzles, padeda iš jo atstatinėjamos kremzlės. Tai yra MSM, tai yra maistinės sieros papildas, gliukozamino sulfatas, mangano citratas ir eteriniai aliejai, kurie labai svarbus mūsų papilduose, nes padeda geriau įsisavinti maistinės medžiagas. Ir užteko labai neilgą laiką jam pagerti BLM papildą, kuris šifruojamas kaip Bones, Ligaments and Muscles, kaulai, raiščiai ir raumenys. Ir jisai nustojo traškėti. Tas labai ryškiai pasijuto, kad nustojo traškėti. Gal ir išsijudino, nes judesio metu sąnariai sutepami. Bet tiesiog tai pasijuto po poros savaičių. O Neringa, žinau, kad tu labai pipirmėtę mėgsti. Jo, mano mylimukas yra pipirmėtė ir ne tik dėl galvos skausmo, kuris karts nuo karto aplanko, turi buvus rečiau, bet ir po sporto, kada dažnai sportas mano būna netgi ir šiltnamis arba daržas, arba braškės, arba dar kažkas, o jas betvarkant, aišku, dirba viena raumenų grupė, kuri įsitempia, kuri persitempia ir jai reikia po to pagalbos. Tai pipirmėtė yra vienas iš tų dalykų ir jeigu turiu po ranka OrthoEase arba OrthoSport mišinį masažinį, tai dar porą lašelių pipirmėtės ir tas vietas ištrynus, toks geras šaldymo jausmas, tiesiog deguonies įnešimas į tą raumenį ir atsigavimas, atsipalaidavimas, kad ant ryto bereikia pakartoti dar vieną kartą ir būna viskas gerai. Tai visiems skaudantiems šonams, nugaroms, kaklui, sprandui, surakintam, labai labai tinka pipirmėtė. Taip, aromasijas mišinys jau sumaišytas iš kelių eterinių aliejų, taip pat atpalaiduoti įsitempusiems raumenims, masažui tinkamas. OrthoEase jau atskiestas masažo aliejus mūsų sąnariams, raumenims. Žodžiu, randam kiekvienas kokį norim formatą, kas norim patys maišytis, kas norim jau sumaišyto masažinio aliejaus, kas norime gryno vieno gaivaus pipirmėtės aromato, nes jis turi daug įvairių nuo susikaupimo, koncentracijos, žvalumo. Mes labai mėgstam pipirmėtę vairuojant toli, nes visą apsnūdimą nuima, padeda sauliui geriau susikaupti už vairo. Ir kitas labai svarbus sveikatos aspektas, apie kurį prieš kelias kartas niekas nežinojo, kad reikia su savim vandens butelį nešiotis. Bet atkreipkim dėmesį, ypač su eteriniais aliejais, kas pradedat savo pažintį, raskit stiklinę gertuvės talpą, nes plastikas blogai reaguoja, tirpsta kontakte su eteriniais aliejais. Mūsų kūne jie taip pat padeda šalintis plastiko likučiams, bet mes nenorime ištirpinto plastiko butelio išgerti. Todėl stiklinėse gertuvėse, kad padėti sau rasti motyvacijos
Aš kai pradėjau gerti vandenį, jis man buvo labai neskanus. Man patarė išmokti gerti vandenį dėl dažnų galvos skausmų, migrenų. Ir taip išgyrė, taip išreklamavo vandenį, kad dar nusipirkau knygelę apie gydymąsi vandeniu, gal, nu gerai. Akivaizdu, kad aš turbūt per mažai vandens gaunu pagal visus simptomus, reikia mokintis jį gerti. Oi, kaip aš sunkiai mokinausi. Ir mano vaikas iki šiol nepamėgęs, irgi reikia ieškoti visokių gudrybių, kaip jam daugiau vandens išgerti. Ir vienas iš tokių variantų yra papildyti lašeliu eterinio aliejaus, nes ryškus kvapas sukuria ir skonio pojūtį, tokį beveik iliuzinį. Šiek tiek to skonio yra eteriniuose aliejuose, bet citrusiniai eteriniai aliejai yra gana švelnus ir juos galima gerti tiesiog įsilašinus lašelį į vandens stiklinę. Taip pat kartais galima atsigaivinti ir su pipirmete, o jau kai reikia didesnės apsaugos ir palaikymo, turime TIFS eterinių aliejų mišinį, apie kurį jau kalbėjom. Ar naudoji taip? TIFS į vandenį iš tikrųjų tikriausiai net nesu bandžiusi, nes žinau, kad tai yra karštasis aliejus sudarytas iš cinamono, gvazdikėlio, rozmarino, citrinos, tai deginantis aliejus ir žinom, kad eterinis aliejus vandenyje nesiskiedžia, taigi jeigu įlašinam į vandenuką, tai tas lašelis ir plaukios taip ant paviršiaus. Ir kai mes įgersim, tai natūraliai nusideginsim lūpas, todėl TIFS šitą eterinį aliejų aš lašinu į medų ir užgeriu stiklinę vandens. Va tada yra visai kitas dalykas. Ir jeigu geriame mes šiltą vandenį ant medaus, tai natūraliai mažinam skrandžio rūgštingumą. Jeigu jūsų skrandžio rūgštingumas yra ir taip per mažas, tai tą medų reikėtų užgerti su šaltu vandeniu. Tai čia yra medaus toks poveikis. Arba su šaltu geriam, kada norim rūgštingumą padidinti, arba su šiltu, kada norim sumažinti. O žinai, kaip aš TIFS geriu? Aš jį mėgstu išgerti, jeigu reikia va tos apsaugos, jeigu reikia poveikio gerkliai. Aš jį ne ant vandens lašinu, o ant Ningxia sulčių stikliuko. Kažkodėl tobulai nusigeria ir tik šiltas pojūtis tas jaučia. Nu, matai, sultys jos vis tiek yra koncentruotos. Kažkaip kitaip, nors plaukiai ant paviršiaus, bet kažkaip būtent su Ningxia sultim, net nedrįsau su jokiom kitom bandyti iki šiol, bet labai man pasiteisino, labai mėgstu. Susimaišau kokio TIFS lašelį, citrinos ar apelsino lašelį ir išgeriu. Žodžiu, šitie eteriniai aliejai, jie, žiūrėkit, visi turi baltas etiketes ir plius ženkliuką. Jie visi turi sertifikatus, kad yra saugus naudoti į vidų. Saugus tinkama proporcija, tinkamai atskiesti. Jo, ir čia dar paminėti reikėtų, kad vandens gėrimui paskatinti, nežinau, padėti savo išgerti daugiau vandens yra būtina gertuvė ir kuo didesnės talpos, tuo geriau. Nes prisidedi litrą, įsilašini porą lašiukų ir tu žinai, kad tu per pusdienį tą litrą po trupučiuką ir išgurkšnoji. Jeigu tik geriu ne iš gertuvės, o iš stiklinės, nu tai mano pusdienis apsiriboja viena stiklinė ir aš prabėgu ir nepamatau to vandens. Tai arba gertuvė, stiklinė, arba nerūdijančio plieno, arba namuose grafinas pripiltas, pribėgti, atsigerti. Tiesiog vanduo turi būti matomai vietoje, kad mes pamatytumėm ir mūsų žvilgsnis priminimą nusiųstų į smegenis, kad atsigerkim vandens. O jį gerti iš tikrųjų reikia ir išmokti jį gerti yra sunku. Ir tinka visos gudrybės, kurios gali su tuo padėti. Tai gertuvės stiklinės arba nerūdijančio plieno be plastiko detalių, kuris galėtų ištirpti, ypač nuo citrinos. Ir kitas dalykas, kurį galim bandyti detoksikuoti, yra mūsų mityba. Tai yra rinktis šviežią, rinktis fermentuotą, rinktis šaldytą, rinktis, bet ne tą supakuotą pakeliuose, kur labai ilgai galioja. Tai yra, turi matytis pirminiai produktai, ir iš kurių paskiau kūrėme maistą, o ne tas galutinis produktas pakuotėje, kuri turi neribotą beveik galiojimo terminą. Nu, tokį neadekvačiai ilgą lyginant su šviežiais vaisiais ar daržovėmis. Ir per anksti pulti ligas gydytis, geriau užsiimti sveikata, namų detoksikavimo, organizmo detoksikavimo. Kūnas apskritai negali valytis, kol jis yra streso būsenoje, o stresas yra emocinis, fizinis ir cheminis. Tai jeigu mes pastoviai gauname didelius kiekius chemijos, galim, ką norim daryti, skatinti organizmą valytis, tai nevyks.
nes kūnas nepaleidinėja toksinų, kai nesijaučia turintis pakankamai resursų juos tinkamai saugiai išvesti iš organizmo. O kai mes jį pripildome mineralų, vitaminų, fermentų, tada kūnas gali imtis apsivalymo. Plius, jeigu pašalinam stresą. Ir kalbant apie maisto papildus, žmonės kartais ginčijasi, tai reikia sveikai maitintis, nereikia jokių papildų, taigi jie tik į tualetą išeis. Ar kūnas iš vis jos įsisavina? Su sintetiniais, kas liečia sintetinius papildus, visiškai su jumis sutinku. Nežinia, kas su jais būna kūne, ar tikrai kūnas jos gali pasisavinti, kaip kuris. Čia dar reikia į kiekvieną individualiai įsigilinti, o mes tų žinių turime nepakankamai. Ir visiškai 100% pritariu, kad pirmoji vietoje turi būti mūsų mityba kasdieninė, bet tiesiog prisipažinkit komentaruose, kokių produktų pakęsti negalit ir nevalgot. Aš asmeniškai nei grybų, nei paprikos nevalgau, pusfabrikačių labai nemėgstu, mėgstu nuo pagrindų pagamintą maistą. Perdirbtų mėsos gaminių, jokių dešrų ir kitų ten iš mėsos pagamintų, bet jau nebe realios mėsos gaminių irgi nevalgau. Tai yra, bet kažkurie iš tų produktų, grybai, paprikos yra puikūs produktai. Su jais lyg ir nėra kažkokių specifinių problemų, dėl ko jos reikėtų vengti. Reiškia, aš jų vengdama kažko negaunu. Kitas aspektas, mūsų dirvos yra išsekintos. Šiuolaikinė žemdirbystė yra labai alinanti dirvas. Ir mes žinom, kad per 50 metų pastarųjų bulvėje tapo perpus mažiau vitamino C. Kitų vitaminų, mineralų taip pat turime žymiai mažiau. Tai mūsų maistas dabar tokį angliškai išsireiškimą gerą girdėjau. Calorie dense, nutrient poor. Tai yra gausus kalorijų, skurdus maistinių medžiagų. Tad jeigu pavasarį, ypač pavasarį jaučiatės labai pavargusios, be energijos išsekusios, tai galima tiesiog, o nėra laiko sukti savo galvą, ko čia specifiškai man trūksta. Yra master formula kompleksinis vitaminas. Vitaminas, mineralas, vandenį tirpus vitaminai, riebaluose tirpus vitaminai. Viskas, ko reikia. Kiekvienos dienos 4 kapsulytės supakuotos į maišiuką, kurį patogu pasiimti su savim, jei reikia. Ir aš tiesiog po pusryčių išgeriu. Žinau, kad gavau viską ir ką reikia, mano kūnas atsirinks, pasiims, kiek jam reikia ir panaudos kaip reikia. Arba jeigu specifiškai žiūrėti, galima pagalvoti, ko mums gali trūkti. Jeigu mes ilgai turėjom mažai šviežio maisto, o vitaminas C yra tirpus vandenyje, kiekvieną dieną reikia jo gauti. Ir jeigu nevalgot fermentuotų raugintų kopūstų, kurie gausus vitaminu C, laukiu komentaruose, kažkas pomidorų nevalgo. Ir aš galiu papildyti, šiandienos mūsų pietums buvo agurkai iš šulinio. Tie, kurie augo pernai vasarą mano šiltnamyje, ir mes juos fermentuojame, rauginame talpose, jie yra nuleisti į šulinio dugną. Ir šiandien ištraukėm jau paskutinį tikriausiai tą talpą ir kai matau, kad vaikai labai mėgsta ir su pasigardžiavimu valgo tuos rūgščius agurkus ir taip galvoju, kaip gerai C vitamino bent jau gaus. Ir turint omeny, kad trupučiuką negaluojantis mažasis ir jis suvalgė gal 3 ar 4 tuos agurkus, tai man buvo tiesiog džiaugsmas šiandieną, kad jis gavo vitaminų, fermentuoto maisto ir tikrai natūralaus pagalbininko tvarkytis su tuo užkratu. Taigi C vitamino bomba šiandien išsitraukėm iš šulinio. Vitaminas C yra labai vertingas mums kaip antioksidantas, kad apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso, tai yra neutralizuoja laisvuosius radikalus, kurie sendintų mus, keltų uždegimą, darytų ląstelinės pažeidimus. Ir žmogus kaip visi mėsėdžiai, plėšrūnai gamtoje sugeba susisintetinti savo kūne vitaminą C. O tie, kurie pastoviai valgo žalumynus, žolėdžiai, jie neturi to gebėjimo. Tai žmogus irgi neturi to gebėjimo. Tai nėra įrodymas, kad mes turėtume vien augalais misti, mūsų kūnas ir tam prisitaikęs, bet mes esame praradę galimybę susisintetinti savo vitaminą C ir mes jo turime pastoviai gauti kiekvieną dieną. Senais laikais jūreiviai labai dėl to kentėjo, jiem susilpnėdavo kaulai, iškrisdavo visi dantis dėl skrobuto, bet osteoporozė
kai kurių mokslininkų šiuo metu laikoma kaulų skrobutu, kuri irgi taip pat tą vitamino C ir kitų mineralų trūkumą sukelia. Bet vežėsi, tiesiog esu tokią knygą, kas paauglystėje skaitėt, buvo Andželika Angelų Markizė. Visa knygų serija, mama visą lentyną turi ir aš jas visas perskaičiau. Ir pamenu, ten vienas epizodas buvo, kaip laive, ten toks lyg ir piratas nugabeno puritonus į Ameriką, į naująjį pasaulį ir vertė valgyti raugintus kopūstus. Ir buvo neįprastas keistas skonis, jie protestavo, kuo tu čia mus tručiai, bet sako, aš neišmesiu už borto nei vieno mirusio vaiko šitoj kelioniai. Vien dėl to, kad negavo reikiamų dalykų. Tai yra, galbūt ir tais laikais buvo žinančių, kad kažkurie maisto produktai gali apsaugoti nuo rimtų problemų. O vitaminas D priešingai yra tirpus riebaluose. Jis labai svarbus įvairioms mūsų organizmo sistemoms, bet šiek tiek klaidinga jį vadinti vitaminu, kadangi mūsų oda tiksliau mūsų kūnas jį gali sintetinti pats, bet tas procesas yra sudėtingas. Cholesterolis odoje, reaguodamas į saulės spindulius, UV spindulius, virsta viena forma, kepenyse virsta antra forma, inkstuose virsta trečia forma ir tik tada mes turime vitaminą D. Ir kadangi jis yra, jeigu kažkurioje grandy yra silpna vieta, trūksta saulės, prastai kepenys veikia, prastai inkstai veikia, mes turėsime čia problemų ir prastai gaminsime vitaminą D. Kita vertus, jeigu turėsim antsvorį, jisai užsirakins riebalinėse ląstelėse ir žmonėms su dideliu antsvoriu paprastai stinga D vitamino. O jisai greta to, kas paminėta, dar labai aktualus tiesiog sveikam uždegimo lygiui organizme, hormonų reguliavimui, kitų. Tad būtinai labai verta pasidaryti vitamino D tyrimą. Aš savo pasidariau, pamačiau, kad turiu nepakankamai, nors ilgą laiką jau jį vartojau. Tad tiesiog tęsiu toliau ir planuoju vėl pasidaryti tyrimus. Taip pat, kas labai svarbu energijai. Pavasarį labai daug kas jaučiasi pavargę, be energijos, o reikia pulti prie darbų ir daržų. Tai yra B vitaminai. Jie būtini mums iš angliavandenius versti į energiją, o ne atsidėti į riebaliukus. Jeigu nebus B vitamino, po maisto jausimės labai prastai, labai apsunkę, negalėsim pagaminti energijos. Kuo daugiau vartojame angliavandenių, miltinių, cukrinių, tuo daugiau B vitaminų mums reikia papildomai, nes mes juos išnaudojame angliavandenių tam metabolizavimui. Ir galiausiai magnis. Aš esu didelė magnio fanatikė. Man magnis yra toksai produktas, kurį per savo kūno pojūčius turiu nuolat stebėti ir esu laimingesnė, jeigu gaunu pakankamai magnio. Ypač tai mano miegui atsiliepia, bet labai svarbus raumenų nervų funkcijai, energijos gamybai, atsipalaidavimui, nerimo jausmo mažinimui. Jeigu žmonėms atrodo, kad magnis tai reikalingas tik tada, jeigu tikas ištinka, traukuliai. Tai, žinokit, čia jau yra simptomas, kai jau nervų sistemos sutrikimas vyksta, jau impulsai nebeina normaliai. Bet iš tikrųjų magnio trūkumas ir širdies ritmą gali sutrikdyti ir daugybę, gal 500 kitų organizmo funkcijų. Tad magnį papildyti mėgstu per žalias salotas, labai išmokau vertinti, mėgti ir valgyti žalumynus. Kažkur skaičiau, kad per dieną, kiekvieną dieną žmogui, kad gautų visų mineralų, vitaminų, fermentų, polifenolių, reikia apie 38 skirtingų vaisių, daržovių ir prieskoninių žolelių. Bet užsiskaito prieskoniai, netgi mišiniai, kai kurių gali būti labai nedideli kiekiai prieskoniuose, bet svarbu įvairovė. Tai vien tik prie agurkų ir pomidorų prisirišti būtų tokia ribotas pasirinkimas, kai mes turime tiek daug, kas pas mus gali aukti, ar ne, Neringa? Tavo sode daug kas auga? Tikriausiai nepakankamai, nes yra dalykų, kurių ir mes nemėgstam, pavyzdžiui, salierai yra labai nedraugiški mano šeimai. Aš irgi negaliu, salierai ne, dar neprisijaukinau, bet neseniai mes pradėjom valgyti porą. Porą valgome ir agurkai, pomidorai, paprikos, salotos, įvairios ridikėliai, ridikai, burokėliai, daug dalykų pas mane auga ir užauga, bet juos išlaikyti iki pavasario tai yra misija neįmanoma. Todėl papildome iš
parduotuvės ir būtinai juos nuplauname su skysčiu skirtu plauti vaisiams ir daržovėms. Taip, tai mes jau šitos vitaminus ir aptarėme. Kiekvieną iš jų galima kaip atskirą papildą užsisakyti. Neringa, gal papasakotum apie šios papildus, aš 2 minutėm atsiprašysiu sulakstyti, kur lakstoma, o Neringa papasakos apie šituos produktus ir jų vertę ir naudą. Gerai, aš tave išleidžiu pasibėgioti ir tęsime toliau. Mes kompanija Young Living siūlo ciberžolės gėrimą Golden Turmeric. Tai yra ne tik ne ciberžolės, bet ištrauktosios veikliosios medžiagos, tai yra kurkumino gėrimas. Ir šis gėrimas yra labai koncentruotas, stiprus ir labai skanus. Ryškiai geltonos spalvos, tinka geriausiai jį išgerti vakare, kad ramiai išmiegoti visą naktį, tai padeda nusiraminti, atsipalaiduoti ir tai yra vienas iš stipriausių antioksidantų, kuris padeda kovoti su mūsų antioksidaciniu stresu ir padeda apsaugoti mūsų ląsteles. Tai tikrai žinote, kad ciberžolė yra naudinga mūsų sveikatai. Tai Golden Turmeric gėrimą tokioje mažoje dėžutėje su dozatoriumi mes turim ir galim pasidžiaugti, kad toks dalykas gali pagelbėti mūsų sveikatai. Antras papildas, kuris yra čia pavaizduotas, tai yra sulforzaim. Tai papildas skirtas kiekvienai kūno ląsteliai, jungiamajam audiniui. Tai būtų ir sąnariams, ir kaulams, ir raiščiams, ir nagams, ir plaukams, ir netgi odai. Nes kiekviena mūsų kūno dalis yra sudaryta iš ląstelių, o kad ląstelė būtų sveika, jai reikalinga siera. Papildas sulforzaim tai yra natūrali gamtinė siera ir goji uogos koncentratas miltukai. Tai labai tinka prie sąnarių, ląsteliniam lygmeniui atsistatyti ir jeigu kas domitės savo gilesnių audinių atstatymu, tai ląstelių atstatymu, tai organizmo valymo trečiajame etape, kada mes būnam praėję pirmąją etapą, žarnyną išsivalę, antrą etapą būnam prasivalę kepenis, inkstus, trečią etapą mes imame valyti ląstelę. Tada mes ir vartojame sulforzaim maisto papildą. Tai puikus produktas, padedantis atsikratyti sunkiųjų metalų iš organizmo, nes suriša, prisijungia ir išneša iš mūsų kūno sunkiuosius metalus. Ir Mega-Kal papildas tai yra magnio ir kalcio turintis produktas miltelių pagrindu su dozatoriumi. Čia yra daugiau šiek tiek magnio, todėl, kaip Lina sakė, magnio mums reikia netgi 500 procesų vykstančių mūsų kūne, tai šis produktas yra labai tinkamas ryte išsimaišyti šaukštelį, su šiltu vandeniu išgerti, vakare prieš miegą taipogi išsimaišyti šaukštelį Mega-Kal ir išgerti, kad mūsų miegas būtų ramus, kad mūsų raumenys būtų atpalaiduoti ir nervų sistema neįsitempusi. Tiesiog prieš naktį Mega-Kal produktas labai tinka save nuraminti ir išgerti. Aš iš šių 3 labiausiai sulforzaim mėgstu, nes labai mėgstu savo ilgus plaukus, bet jau kas su nagais vyksta, jį pastoviai geria, tai nespėjai trumpintis. Aš jas mėgstu trumpučius, bet kad būtų, tai man jie trukdo spausdinti, jeigu yra labai ilgi. Tai pastoviai vartojant sulforzaim, tiesiog nespėjai jų tvarkytis. Taip pagerina visą plaukų, nagų, ragų būklę. O aš iš tikrųjų pamėgau Mega-Kal, prieš tai jis buvo kitokios formuluotės ir kitokio skonio. Jis buvo beskonis, reikėtų sakyti, o dabar jis trupučiuką rūgštus, trupučiuką saldumo turi, tai aš jį maišau su Juva Power milteliais. Ir tai yra kaip ir pagalba mano kepenims, pagalba mano geležiui, kurį bandau įveikti ir atsistatyti visais įmanomais būdais. Tai Mega-Kal su Juva Power labai gerai kartu komplektuojasi ir vartojasi. Taip. Kitas labai svarbus mūsų sveikatai įprotis yra miegas.
Parašykit komentaruose, kiek valandų tipiškai miegate ir kelintą valandą einate miegoti. O aš lysiu po stalu iš gėdos, nes net nedrįstu prisipažinti, kokia esu pelėda. Bet man skaniausias miegas yra paryčiais, ilgai iš ryto, aš miegu labai giliai, labai skaniai, pagaliau atsipalaiduoju. Žodžiu, esu visiškai keistų ritmų gyvenantis žmogeliukas, bet faktas, kad vis tiek mums reikia gauti tam tikrą valandų skaičių, gilaus poilsio, kad atstatyti savo hormonus, kad atstatyti savo organizmą, ląsteles, kad gamintųsi melatoninas ir detoksikuotų smegenis. Jis yra pats galingiausias antioksidantas. Įsilašinau citrinos eterinio aliejaus į savo vandens stiklinę. Kaip gaiviai. Ir kartais būna taip, kad, žinot, tas galvoj bičių avilys dūzgia. Mintys sukasi kaip užstrigusi plokštelė vis didėjančių greičiu. Ir atrodo, net negali nei nustoti galvoti apie kažką, nei kokio nors sprendimo priimti. Tiesiog vėl apie tą patį suki kažkokias nerames mintis. Kartais tai yra požymis, kad trūksta magnio. Kūnas tiesiog yra nerimo būsena ir negali nervų sistema ir raumenys atsipalaiduoti. Aš tą patyriau, kai galbūt karo pradžioje labai daug streso jutau, karo Ukrainoje, ir tuo metu tiesiog jutau net fiziškai, visas kūnas norėjo susitraukti, susiriesti į kamoliuką, net veidas įsitempęs, ir labai padėjo papildyti magnio atsargas vonios su epsom druskomis ir atpalaiduojančiais eteriniais aliejais. Nes aš atsiguldavau ir atrodo, negaliu atsikvėpuoti, trūksta oro, širdis šokinėja ir kažkoks nerimas užeina tik atsigulus ir negaliu užmigti. Ir guliu, skaičiuoju tas avis, kurios nenori būti suskaičiuotos. Tai tokie eteriniai aliejai kaip levandų, kaip kedro, kaip peace and calming mišinys, arba vokiškoji ramunėlė, arba romėniškoji ramunėlė, man labiau patinka, yra puikus pagalbininkai atsipalaiduoti vakare. Mes galim pasidaryti vonę, ar bent pėdų vonelę, mes galim jos garinti garintuvų miegamajame ir susikurti savo miego ritualus. Ir čia galėčiau papildyti, kad vaikams labiausiai patinka tikriausiai levanda, jų yra mylimoji, tai vaikučiams paglostyti nugarytę, ištrinti padukus, tai yra ir meilės išraiška, ir tiesiog ritualas, kuris juos nuramina, ir galbūt juos nuramina ir tas eterinio aliejaus lašelis, bet ir tas mamos prisilietimas. Tai tie du dalykai kompleksiškai veikia labai gerai, ir pagarinti namuose peace and calming aliejų vakare irgi yra vienas iš atradimų, kada visi nurimstam, ramiai pradedam ruoštis į lovas ir mes stengiamės nueiti miegoti laiku, ne taip kaip mūsų Linutė šiandien pamačiau, kada jin man atsiuntė skaidrės, buvo beveik 4 ryto. Na, bet tai buvo labai tylus ramus laikas jas pasibaigti, susidėlioti. Visko būna, visko pasitaiko. Paskundai tu mane. Paskundžiau, bet tu ir pati tai pripažįsti ir tiesiog sąmoningai kitą kartą bandyk anksčiau nueiti miegoti, išsitrink levandomis. Aš planuoju šiandieną eiti labai anksti miegoti ir atsipalaiduoti, pailsėti, galbūt apskritai apsimesiu, kad pietų einu miegoti ir anksti atsigulsiu. Tai vienas iš atradimų tai yra kedras, kurio aromatas labai dažnai būna visiems nepriimtinas, tai yra nepriimtinas ir mano vyrui, ir jis su miegu trupučiuką ne visai yra gerai susidraugavęs, ir jis man taip vis paprašydavo, kad tu kažką patrink man į nugarą, kad aš geriau miegočiau. Į nugarą trinant, žinom, kad aromatas, taip nelabai jaučiasi, tai aš jį ištryniau su kedru, ir tą rytą jis sakė, ką tu padarei? Kas tai buvo per stebuklas, kad, sako, aš miegojau be sapno, greitai, giliai ir tiesiog taip, kaip reikia išmiegoti. Atsikeli ryte pailsėjęs. Tai kedras buvo iš tų atradimų, į padus arba į nugarą išsitrinti ir geram, giliam miegeliui. Kaip džiaugiuosi, kad kai atrandi savo tinkamą sprendimą, kartais būna, kad reikia paeksperimentuoti. Na ir atėjus pavasarį, ta galimybė daugiau laiko leisti lauke. Visų pirma, galbūt esat girdėję apie tokį terminą kaip įsižeminimas, bet tai, kad žemė yra maitinama žaibų laisvaisiais elektronais.
Ir kai mes basomis kojomis ar atsigulam ant žolės, ant žemės, mes pripildome savo kūną, mes neutralizuojam laisvuosius radikalus, nes mes papildom savo kūną laisvųjų elektronų. O turint omeny, ir jie veikia antiuždegimiškai. Ir čia buvo įdomus tyrimai daryti, labai kardiochirurgas tokios ėmėsi, kaip paties sveikata sušlubavo, ir yra grounding filmas sukurtas. Tai buvimas gamtoje, tas medžio apkabinimas, rankų įkišimas į dirvą, vaikščiojimas basomis, dar akupresūros pėdų nauda. Buvimas gamtoje reiškia kvėpavimą medžių eteriniais aliejais. Ir tai, nežinau, man, kadangi gyvenu sėdimą gyvenimo būdą, didžiąją dalį metų man per šalta, tai vasarą naudojasi progą ir būna, kad kai jau stogą rauna vidinės ten mano mintys, chaosai, stresas ar dar kažkas pačios prisikurtas, vyrui sakau, išvežk mane į mišką. Ir mes važiuojame į mišką pabūti kur nors, miške, parke, prie vandens telkinio, kad atsigaučiau, susibalansuočiau, bet šitoj vietoj pastaraisiais, niekada nemėgau skrybelių nešioti, bet pastaraisiais metais matydama, kas keičiasi odoje, vis tik jau 40 suėjo, pasiryžau pareigingai nešioti plačias skrybelės ir teptis kremu nuo saulės. O didžioji dalis ingredientų cheminiuose saulės kremuose yra tiesiog mineralinė apsauga arba cheminė apsauga. Mineralinė tiesiog sukuria barjerą, kuri atmuša, atspindi saulės spindulius. Cheminė bando jau odoje kažkaip neutralizuoti juos. Didžioji dalis tų ingredientų cheminių filtrų sveikatai yra rizikingi, kancerogeniški ir dar visokie kitokie. Plačiausiai naudojami mineraliniai filtrai yra titano dioksidas ir cinko oksidas. Su titano dioksidu viskas yra gerai, kol jis yra stambiom dalelėm, nors mes nemėgstam, tada baltą tą sluoksnį palieka. Blogai, jeigu jis yra iš to noro, kad nebūtų balto sluoksnio, padarytas super smulkiai iki nano dalelių, nes nano dalelės prasiskverbs per odą į kūną, o jau kūno viduje titano dioksidas veiks irgi kancerogeniškai. Tai mes norime saugiausią alternatyvą, dėl kurios nereikės sukti savo galvos, yra cinko oksidas. Tai mineralinis SPF 50, toks riebesnis, sunkesnis kremas, ypač patinks toms, kurių oda sausesnė. Iš Young Living yra su cinko oksidu. Pagrindinę apsaugą suteikia cinko oksidas. Ir tai yra kremas saugus ir kūdikiams, ir vaikams, ir nėščiosioms, ir suaugusiesiems, ir pagyvenusiems, nes turi labai aukštą SPF 50. Net jeigu kūno odą rinktumėtės lengvesnių SPF teptis, veido odą reikia saugoti labiausiai, nes jinai jautriausia, pažeidžiamiausia ir visada atvira. Ir taip pat mes norime, kad mūsų tas buvimas gamtoje būtų ramus, kad mūsų nevargintų visi zyziantys, ropojantys. Ar ne? Aš turiu trupučiuką tokį, sakykime, gal ne baimę, ne kažką tokio katastrofiško, bet nejaukumą prie tų visų mažų ropinėtojų. Tai eteriniai aliejai gali tiesiog būti jiems neskanus ir jie laikysis nuo mūsų atokiau, mes neatrodysim taip patraukliai. Ir yra nemažai eterinių aliejų, tame tarpe ir Purification mišinys iš pradedančiųjų rinkinio, čia atskirai viena citronela, kurie gali mums padėti neskaniai kvepėti. Tiems, kurių mes ir nenorim pasikviesti į savo pikniką. Tai mano mama tai labai juokėsi, po paskutinių grybų su šeimos nariais, su broliu, sakė, kad ją mažiausiai uodai puolė, nors paprastai jinai jiems skaniausia būna. Taip. Žinau, Goldenrod čia kompanija idėjo, turbūt norėjo mums užuominą kažkokią tai pasakyti, kad turėtume naudoti gamtoje leidžiant laiką Goldenrod. Aš dar iki šiol bandau išsiaiškinti, kokiu tikslu, nes šiaip mes ją naudojame kitais tikslais. Jinai labai naudinga vyrams vyriškai sveikatai ir ištvermiai, taip pat ir kvėpavimo takų sveikatai ir šlapimtakių. Dar vis aiškinosi, kodėl gamtoje rekomenduota naudoti, bet tiksliau neparašyta. Tai kol kas dėl apsaugos citronela arba Purification, kas liečia gyvūniją, o kas liečia saulę,
mineralinis saulės losjonas. Ir dabar dar pakalbėkime apie tą aromaterapijos aspektą, kuris ypač svarbus mums vasarą. Tai yra kai kurie augalai, pavyzdžiui, greipfruktas koks nors ar apelsinas, norėdamas prinokti, sukaupti daugybę tų cukraus, to saldumo, sultingumo savo vaisiuose, kad dovanoti milžinišką kiekį koncentruotos saulės energijos ir meilės mums, jam net augant kur nors Sicilijoje neužtenka saulės. Citrusiniai eteriniai aliejai yra išgaunami iš žievelės citrusinių vaisių, o jie žievelėje veikia kaip padidinimo stiklas. Kas būna kaip padidinimo stiklą prieš saulę laikai? Sukoncentruoja jos spindulius. Eteriniai aliejai atlieka tą pačią funkciją. Jie sukoncentruoja saulės spindulius ir mes turime, tad labai lengvai tada oda gali nudegti ir atsiras paraudimas, atsiras pūslės, jeigu labai stiprus bus nudegimas. Ir kartais mes pervertinam, atrodom, tai nieko tokio, aš čia tik kavą balkone atsigėriau, su grynu laimu ant kaklo jautrios odos pasitepus. Ir toks atvejis baigėsi tikrai nesmagiai ir nenorėčiau, kad dar kartą pasikartotų mūsų bendruomenėje, todėl visas sąrašas neišsamus, negalutinis, bet atkreipkite dėmesį, kad čia paminėti bergamotė, greipfruktas, eureka citrina, laimas, apelsinas, mandarinas, bet taip pat yra ir keletas kitų vieno augalo augalų, kaip angelika, kaip gailiai ledum, kaip krapai, kurie taip pat įjautrintų odą saulei ir padidintų nudegimo riziką. Ir mes taip pat turime būti atsargus su mišiniais, pavyzdžiui, Thieves, pavyzdžiui, Stress Away, Joy, į kuriuos įeina citrusinių eterinių aliejų, nes jeigu mes jais tepsimės ir iš karto eisime į atvirą saulę, galime tikėtis pigmentacijos pakitimų, rudų dėmelių atsiradimo arba nudegimo. Tiesiog turėkime omenyje, jums nereikia mintinai išmokti dabar viso šito sąrašo. Tiesiog įsidėmėkit, kad yra nemažai eterinių aliejų ir dar daugiau mišinių, kurie galėtų įjautrinti odą. Juos geriau naudoti vakare. Ir, kaip sakiau, mintinai sąrašo išmokti nereikia, tiesiog įpraskit visada ant buteliuko etiketę perskaityti. Kiekvienas buteliukas, kuriame yra citrusinių eterinių aliejų, turės perspėjimą, kad neiti į saulę kažkiek tai valandų. Bus šitie perspėjimai. Tiesiog, kai kurie buteliukai, beje, pas mūsų yra su daugiau informacijos, negu telpa ant viršutinės etiketės. Ir jeigu čia mato tokią juostelę juodą, ją galima atlupti ir, čia parodyta vieta, kur atlupti, bet aš dabar nelupsiu. Atsivinioja ir išsilanksto tokia kaip knygutė miniatiūrinė, kur galima visą informaciją, sudėtinės dalis lietuvių kalba rasti ir perspėjimus dėl saulės, jeigu tokių yra. Tad tiesiog kiekvieną buteliuką, ačiū labai Neringa, pasižiūrėkime. Instruktažą, ar galima gryną naudoti, kiek skiesti, ar būtina skiesti, kiek laiko garinti, nes, pavyzdžiui, cinamoną labai ilgai garinti aš negaliu, jis labai stimuliuojantis, man spaudimas kyla ar dar kažkas, man reikia apsiriboti maksimum 2 lašais ir tas 30 minučių patarimas visai į temą man yra. Bet aišku, tai gali šiek tiek skirti skirtingiems žmonėms. Na ir galite nusifotografuoti keletą receptų. Tai yra, galite komforto purškiklį ruošiantis leisti laiką gamtoje pasigaminti. Į jį įeis mūsų jau aptarta citronela, taip pat jai giminingas aromatas lemongrass. Lemongrass citrinžolė, nei citronela, nei lemongrass citrinžolė neįjautrina odos saulei. Jos tik reikia skiesti. Nes tai nėra tikrai citrusiniai vaisiai. Tai yra žolės. Taip pat čia eina pipirmėtė, rozmarinas ryškaus kvapo. Sodinis hamamelis galima ten, kur prekiauja hidrolatais rasti. Ir vandens. Jeigu neturime hamamelio, galima naudoti tiesiog distiliuotą vandenį ir turėti omeny purškiklį, laikyti šaldytuve, kai nenaudojam, ir sunaudoti per trumpesnį laiką. Ir einam ir purškėmės ant savęs ir visur aplinkui, kad neskaniai kvepėtume visiems zyziantiems ir ropojantiems. Tada mišinys švarus pavasario oras. Žinot, tas pavasario oras yra toks tirštas kvapais, žiedadulkėmis
ir tomis dalelėmis, į kurias kai kurie žmonės labai jautriai reaguoja, čiaudėja nuo ryškios saulės ir pavasario kvapų, tad pamėginkite šitą mišinį garinti, teptis sumaišytą ten, kur saulė jūsų nešvies, pavyzdžiui, po drabužiais ant sprando, ant pėdų. Ir parašykite, kokie įvyko pokyčiai jūsų savijautoje. Ir mišinys įkvėpkite pavasarį, pakilės jūsų energiją, tonusą, tokį žvalumą, pasiruošimą eiti, veikti, daryti, pabusti lyg sraunios pavasarinės upės. Kuris tau mišinys atrodo reikalingiausias, Neringa? Reikalingiausias, du reikalingiausiai. Tai yra numeris 1, kurį aš dar būtinai papildyčiau levanda, nes levanda labai puikiai atbaido visus kenkėjus visus kenkėjus, netgi darže pasodinta levanda atbaido, kad nepultų visokie vabalai ir negriaužtų mano daržovių. Tai netgi darže pas mane pamėtyta yra viena kita levanda. Tai čia levanda irgi dar labai tiktų, bet tikriausiai labiausiai reikalingiausias yra mišinys numeris 2. Tai kai ateina pavasaris, pradeda bėgti nosis, raudonuoja akys, čiaudome ir visa kita. Tai puikiai suprantate, apie ką mes kalbame. Ir galima garinti, galima tepti, bet visus šiuos 3 eterinius aliejus mes turime plius linijos ir mes galime pasidaryti kapsulę ir vartoti aliejus į vidų, esant pavasario sezonui, kada bėga nosytė ir ima čiauduliukas. Tai čia jau išbandyta ir kelintas pavasaris gyvena mano vyras be vaistų. Labai džiaugiuosi dėl jo. Na ir kas dar svarbu mūsų sveikatai. Pavasarį, žinot, yra tie darbų krūva, atrodo, yra tiesiog pareigos jausmas pulti į tuos daržus, pulti į tą gamtą, pulti, lėkti, bėgti, aplankyti visur, nueiti, pabūti, vaikus į parką nuvesti. Bet mums reikia ir to tylaus laiko. Parašykit komentaruose, kas iš jūsų laikot save intravertais, o kas ekstravertais. Ir tai ne apie tai, ar esam iškalbingi, komunikabilūs ar tylūs. Pasirodo, ne taip vertinama ekstravertiškumas ar intravertiškumas. Ekstravertai pasikrauna ir jie kupini jėgų tarp žmonių, o būdami vieni, jie tarsi nusėda jų batareiką. Intravertai atvirkščiai pasikrauna batareikas būdami tyloje, ramybėje su savimi, o išsikrauna tarp žmonių. Tad prie kurių jūs esate ir kiek jums yra svarbus tas laikas atsijungus, tyloje, ramybėje, man tai yra gyvybiškai būtina. Ir kartais po kokių nors renginių, po paskaitų kitose miestuose, Saulius būna pilnas įspūdžių ir nori paplepėti būtent tada, grįžtant namo. O aš jam tada taip jaučiuosi nepatoginu, sakau, Sauliau, man reikia kažkuriam laikui atsijungti. Užsidedu kokias ausines, meditacinę muziką, kažką tai ir tiesiog pasineriu į save, kad atstatyti savo batareikas. Ir pristatysime naują rinkinį. Žinote, mane iš proto varo šitą kolekciją. Ir nežinau, gerąją ar blogąją prasme. Nusiperki, išbandai kokį nors aromatų mišinį ir jį įsimyli. Kaip man nutiko su Pink Champagne, rožiniu šampanu. Man tai yra laimės aromatas. Aš jo pasitepu ant riešų, įkvepiu ir aš laiminga. Mane jis taip stipriai veikia emociškai, taip pakilėja, taip iš karto norisi tarsi kažką juokingo išgirdus juoktis. Ir jo nebėra prekyboje, nes jis yra sezoninis. Ir šitas rinkinys taip pat yra pavasario kolekcija. Kiekvieną sezoną turime naują kolekciją. Ir mes turime atpalaiduojantį Mona laukų aromatą, žiūrėkit, kokia spalva. Turime Pompėjo saulėtekį ir turime Tuniso žiedus. Labai originaliai, poetiškai pavadinta ir vien pagal pavadinimus ir spalvas aš jau įsivaizduoju, kokios tai nuotaikos. Ir aš įsivaizduoju, kad Mona laukų kvapas bus vėsus, Pompėjo saulėtekio citrusiniai šiltas, o Tuniso žiedų turėtų būti saldus. Ir pagal jų sudėtį, manau, kad teisingai spėju, tai kad Tuniso žiedai bus ne vien saldus, bet su pipiriukais netgi į kartumą bus, nes ten bus ir apelsino, vadinasi salsvas kvapas. Nežinau, kaip atskirai jūzų kvapas kvepia,
Bet bergamotė turi tą karčią natelę, neroli turi labai ryškę karčią natelę. Taip saldu, kad net kartu ir juodasis pipiras bei mano labai mėgstamas ksiangmao, tai yra tikrųjų citrinžolių. Ir kas čia gausis, neįsivaizduoju, bet iš šitų trijų, Neringa, kuris tau patraukliausias? Aš tai Tunisian Blossom noriu. Aš tikriausiai Pompėją imčiau, nes tai bus kažkas gal šiek tiek panašaus į Pink Champagne, kurio jau aš nebegavau, o taip pat įsimylėjau pauoščius ir tavo ir skaistis. Ir galvoju, kad galbūt šitas vidurinis būtų panašiausias. Tai, bet nespėliosiu, įsidėjau visą komplektą, nes šie 3 eteriniai aliejai gali būti įsigyjami kaip komplektukas gražioje dėžutėje ir beje tai gaunasi pigiau nei pirkti po vieną. Tai tiesiog mano pavasario dovana sau bus šis komplektukas ir šios 3 naujienos. Tai Aš matau, būtinai kad pasidalinsiu, kaip kvepia. labai atvažiuosiu pas tave pauostyti. Jeigu jau visą užsisakei, nes aš konkrečiai nusižiūrėjau Tuniso žiedų aromatą. O aš įsivaizduoju, kad mano laukų labai bus atpalaiduojantis, labai tinkamas miegui, bet taip pat ir romantiškai nuotaikai ir aistroms miegamajame, nes Clarice Sage palaiko moteriškuosius hormonus, estrogenus, Goldenrod yra nuostabiai palaikantis kraujotaką, stimuliuojantis ją, kas vyrams labai aktualu. Manau, kad čia bus labai geras toksai atpalaiduojantis, pozityviai nuteikiantis ir išlaisvinantis aromatas. Ir pavasarį, kaip sakiau, man yra tas laikas, kuris labiau primena tą naują pradžią, naują ciklą, naują etapą. Ir šitoje vietoje labai tinka grįžti prie naujametinių pasižadėjimų ir tikslų ir pažiūrėti, ar aš judu tą trajektoriją, ar aš artėju link savo tikslų. Balandžio mėnuo jau 1/4 praėjo, ar ne? Ir mes jau galim pagalvoti, ar aš jau 25% savo tikslų įgyvendinau, progreso padariau, ar man reikia kažką pasikoreguoti. Ir mes galime naudoti eterinius aliejus, rašydamos dienoraštį, planuodamos, strateguodamos, atlikdamos coachingo stiliaus užduotis, kai mes planuojame savo tikslus. Ir jeigu jums reikia šiek tiek įkvėpimo ir arba drąsos, tai raginčiau išmėginti mišinį Inspiration arba mišinį Valor. Nes Inspiration man kvepia nuostabiai gaiviai, pakilėjančiai, bet taip pat tarsi padeda ramiai susikaupti. O Valor yra gaivus, vėsus, raminantis ir pasitikėjimas savim, tą vidinę ašį stiprinantis aromatas, kurį vieną vasarą non-stop kaip kvepalus naudojau, kai reikėjo išlaisvinti tą savo tą vidinį tokį pasitikėjimą savimi, jausmą, kad esi ne vėjo toksai nešamas, o toks turintis svorį įsišaknijęs, įsižeminęs, tokį tvirtumą vidinį atkurti, jis kuria vidinę pusiausvyrą, vidinę ramybę, vidinį balansą. Jį galime ir kaip kvepalus ant pulso taškų naudoti ir išilgai viso stuburo pasitepti. Arba išsitepti padus, nes paduose mes turime ir stuburo trajektoriją. Tu sakai, Valor, tau kvepia gaiviai, o man jis kvepia labai saldžiai. Kaip įdomiai. Koks saldus ir, nežinau, jis man saldus. Nu gal šiek tiek po to gaivumu to saldumo, bet man tai jisai vėsus gaivus labiau. Ne šaltas, kaip eukaliptiniai ir medžio, bet toksai ramiai vėsus. O man jisai saldumo turi jame ir frankincensas, ir mėlynoji bitkreslė tokie raminantis, tai jis man toks saldukas ir bet labai labai geras. Taip, galima jį naudoti kaip kvepalus, nes jame nėra citrusų. Tai jis tinka pasitepti. Tiesa, prie baltų drabužių nedera, nes jis yra žydros spalvos aliejus. Taip. Ir atkreipkite dėmesį Inspiration tamsiai mėlyną etiketę, Valor violetinę etiketę, kas sufleruoja mums užuominai, kuriuos energetinius centrus poveikį galime taikyti. Inspiration 3 akies tema, o Valor toksai vidinė pusiausvyra ir drąsa, pasitikėjimas savim kyla tada, kai jaučiame tą vedimą į ryšį su kažkuo aukščiau. Tad Valor labai tinka ir ant karūnos čakros teptis. Ir ant pėdų, kad įsižeminti, kad tą ašį savo teisingą turėti aukštyn vedančią.
Tad kviečiu Jūs mėgautis pavasariu ir atnaujinti savo gyvybinę energiją, papildyti savo mitybą, kurti pozityvius gyvenimo būdo įpročius, nes joks vienas aliejukas, lašiukas, jokia kapsulė, joks papildas, joks vaistas sveikatos neatstatys. Tai yra visa dėlionė iš visų gyvenimo dalių susidedanti, taip pat ir emocijų. Mes specifiškai atskirai nekalbėjome apie aromato emocinį poveikį, bet manau sutiksite, kad tai persmelkia viską. Aromatas beveik lygybės ženklas su emocija. Kiekvienas aromatas yra skirtinga emocija. Ir visi mes turime savo mėgstamiausius kvapus, kurie atitinka mūsų mėgstamas, trokštamas emocinės būsenas. Man tai didžiąją dalį laiko yra spygliuočiai, kai kurie įžeminantis kvapai ir citrina, rozmarinas, kai reikia tos stimulacijos. Gėliniai kvapai, su jais vis dar bandau susidraugauti. Būtų labai įdomu išgirsti klausytojų, kokie yra jų mėgstamiausi kvapai. Ir mes tada iš aromapsichologinės perspektyvos su Neringa pamastysim, jausimės atskleidusios paslaptį apie jūs, kokios emocijos pas jūs dominuoja, koks jūsų charakteris yra pagal tai, kokie aromatai jūs labiausiai traukia. Ir jeigu norėtumėte įsilieti į mūsų bendruomenę, kur nuolat vyksta seminarai, konferencijos, susibūrimai, žygiai, pasivaikščiojimai kartą metuose netgi aroma žygiai, yra buvę plaukimas kartu kanojomis, tiksliau baidarėmis. Mes turim įvairiausių nuotykių. Mūsų bendruomenė kiekvienais metais keliauja į ūkius, aplankyti augimvietės ir geriau pažinti aromaterapiją nuo pat ištakų. Atsiprašau, vis dar jautrus labai plaučiai. Sparčiai svykstu, bet dar nespėjau iki šiandienos. Jeigu norite daugiau išgirsti apie tai, kaip tapti mūsų partnerėmis, tai Young Living kompanija siūlo unikalius aukštos kokybės produktus ir mes jau aptarėme, kad turime namų švaros linijas, kūno priežiūros linijas, maisto papildus ir pačius eterinius aliejus, kad iš savo namų išstumtume visą sintetinę chemiją ir gautume pagalbą įvairiais kasdieniais poreikiais. Kiekvieną mėnesį turime specialius pasiūlymus, akcijas, galimybės, dovanas. Turime lojalumo programą tiems, kurie nori ne tik kaip į elektroninę parduotuvę retkarčiais užeiti, nusipirkti, ką nori savo, bet kurie norėtų kurti gyvenimo būdą, apie ką mes kalbame visą šį vakarą, kurie norėtų pastoviai nuolat naudoti šitos produktus. Nes, žinot, indų ploviklis jisai susinaudoja, reikia naujo. Lojalumo programa yra kaip prenumerata gauti siuntinuką kas mėnesį. Ja bet kada galima pradėti, bet kada nutraukti. Bet kol joje esame, gauname papildomus privalumus. Tai lojalumo programoje mes gauname lojalumo taškus nuo kiekvieno savo užsakymo, kuriuos iškeičiame į norimus produktus, pilnai padengiant jų vertę. Ne dalelio, o pilnai. Kiekvieną mėnesį prie savo užsakymo pagal jo dydį gauname papildomų nemokamų produktų išmėginti, kad pažinti geriau Young Living asortimentą. Priklausomai nuo mūsų narystės lojalumo programoje trukmės, mes gauname vis daugiau lojalumo taškų nuo savo užsakymų, didėja procentas. Galime pirmieji gauti naujai pasirodžiusius naujus produktus ir savo taškus galime patogiai tvarkyti, prisijungę ir iškeisti į norimus produktus per internetinę svetainę. Ir greta to mes ne tik, kad taškus gaunam, už kurios patys pasirenkam, į ką juos iškeisti, ką pasiimti, kas mums bus naudingiausia. Bet kompanija mus palepina vien dėl mūsų narystės lojalumo programoje trukmės, kas kelintą mėnesį, žinot, kaip lojaliems, mylimiems klientams, kurie jau yra savi, jau šeimos nariai. Kaip Neringa, tu sakei, geriau maža dovanėlė negu didelis ačiū. Ir ne? Man labai patiko tas tavo posakis. Ir kompanija tikrai net nesimažina su dovanėlėmis, nes jau po 3 mėnesių lojalumo programoje kompanija mus apdovanoja ir su 4 užsakymu atkeliauja apelsino eterinio aliejaus buteliukas ir Dewdrop garintuvas dar vienam kambarį ar darbo vietoje ar pas mamą pasistatyti garintuvą, kad visur lydėtų mėgstami kvapai.
Po 6 mėnesio su 7 užsakymu atkeliauja Purification buteliukas, mišinio, kuris lydės mus į gamtą ir galbūt skalbimo mašiną džiovyklę, kad mūsų skalbiniai skaniai kvepėtų, į sporto drabužių ir reikmenų krepšį, kad būtų malonus kvapas, ir lagaminėlį neštis eteriniams aliejams, nes kartais reikia jos pasiimti pas draugę, smagiai apsiuostyti kartu. Mes apsiuostom kaip uostamiestyje, paskui kikenam ir nebesugebam surimtėti. Tiek pakili nuotaika būna. Po 9 mėnesio narystės lojalumo programoje su 10 užsakymu atkeliauja toks į automobilį nešamas, pakraunamas garintuvas. Mes jį namie pasikraunam, pripildom, nusinešam, įsistatom kaip puodelį automobilyje ir pripildome kvapų savo visą kelionę. Labai naudinga ypač tiems, ką truputį užsupa kelionėje, arba kas jaučia stresą vairuojant šiuolaikinėmis eismo sąlygomis, gali pasirinkti ar tai saugančius nuo supimo, ar tai atpalaiduojančius, arba žvalinančius eterinius aliejus, jei keliamas tolimas ir vėlai vakare. Bei, ką mes turim dar, arbatmedžio 15 ml buteliukas. Arbatmedis tai klasika. Turbūt pirmieji eteriniai aliejai, kuriuos pažįsta net ir tie, kurie ypatingai jais nesidomi, yra levanda ir arbatmedis. Na, o suėjus metų jubiliejui ir su kiekvienu kitu metų jubiliejum atkeliauja mišinys, kurį būtent lojaliems vartotojams sukūrė Gary Youngas, kompanijos įkūrėjas, kurio dėja jau nebėra su mumis, Loyalty, kuris taip ir tai reiškia lojalumas. Ir jo negalima nusipirkti, jį galima tik gauti dovanų ir jį kaip vienas iš ingredientų įeina rožės eterinis aliejus. O su 24% mėnesių jubiliejumi, 2 metų jubiliejumi, su dar sekančiu užsakymu atkeliauja ne tik Loyalty, bet ir Aria garintuvas. Tad su pradedančiųjų rinkiniu mes jau gauname garintuvą, bet per laiką atsiranda jų dar ne vienas, nes mes tikrai norime tų eterinių aliejų visur. Ir automobilyje, ir miegamajame, ir vaiko kambaryje, ir vonioje kartais, ir pas tėvus nuvažiavus, ir į kaimą ar sodybą nuvažiavus, kad tenais atgaivinti kvapus ir išbaidyti visus vorus. Pipirmetę beje šiuo atveju galime pasitelkti. Ir lojalumo taškai, kaip sakiau, kuo ilgiau esame lojalumo programoje, tuo daugiau jų gauname. Pirmus 3 mėnesius 10% mūsų užsakymo vertės grįžta lojalumo taškais. Nuo 4 iki 24 mėnesio grįžta 20% lojalumo taškais. Tai ne 1% kaip pačių kortelėje. Net nežinau, ar betęsiama ši programa. Ir nuo 25 mėnesio mes jau gauname 25%. Tai reiškia, kad gauname 25% daugiau produktų už tą pačią išleistą sumą. Plius kiekvieno mėnesio dovanėlės pagal užsakymo dydį, plius jau aptartos pagal trukmę narystės dovanėlės. Ir gaunasi, kad mes gauname žymiai daugiau ir galime džiaugtis, naudoti, pažinti, atrasti ir džiaugtis jų verte. Pavyzdžiui, šį mėnesį prie 120 PV taškų užsakymo dovanų per lojalumo programą prideda 15 ml pušų eterinio aliejaus. Pušų kvapas yra mums lietuviams labai artimas, pažįstamas, žinomas, naudingas ir atraminiam aparatui, ir kvėpavimo takams, ir inhaliacijoms, ir masažams, ir šlapimtakių sveikatai. Turi daugybę panaudojimo būdų ir tiesiog padėti susikaupti, susikoncentruoti. Ir jei žiūrėkit, 120 PV taškų, tai reiškia pradedančiųjų rinkinys, plus bet kuris dar vienas papildas arba švaros priemonė, kurias mes aptarėme. Ir geriausias būdas pradėti, ir nuo ko pradėjau ir aš ir Neringa, yra pradedančiųjų rinkinys. Ir jeigu atskirai suskaičiuosime visų į rinkinį įeinančių produktų kainą, Neringa rodo, bet laikyk prie pat savęs, nes kitaip išplaukia, nefokusuoja, va. Labai gražioje dėžutėje, ten išsipakuoja, irgi labai gražiai atsidaro, labai gražią dėžę su magnetiniu užsegimu. Tikras gražuolis. Plaukia? Plaukia. Teks ateiti gyvai pasižiūrėti arba pasirodyti savo, kai jau jūs gausit savo siuntinuką. Tai atskirai ten sudėtų prekių vertė šiuo metu yra 447,39 €. O kadangi užsisakom kaip rinkinį ir kompanija labai, sakykime,
prisideda, nežinau, ar pelno gauna, tikriausiai turėtų, tikiuosi, bet iš tikrųjų labai yra dotuojamas. Aš startinį rinkinį prieš 8 metus pirkau už 184 eurus. Įsivaizduojat, kiek nedaug te padidėjo jo kaina. Kiti produktai atskirai paėmus, vis tiek kilo tos kainos metai iš metų, bet rinkinį toliau palaiko tą pačią kainą. Mes kažkada su Sauliu apeidavom iš tolo ekobatų parduotuvę. Buvo labai įdomu, labai patrauklų, labai norėjome batų iš ekobatų parduotuvės, bet jie buvo, kai dar buvo kainos litais, labai ženkliai daug kartų brangesni už eilinių parduotuvių batus. O šiais laikais įdomiausia, kad visi kiti batai pabrango, o ekobatai liko tą pačią kainą, su Young Living taip pat. Tada, kai dar buvo tik litai į eurus pervesti, mokėjau 184 eurus su PVM su pristatymu už šį rinkinį. Ir dabar su pristatymu su PVM Lietuvos gaunasi tik 199 eurai 94 centai. Tai aš manau, kad tai yra vertingiausia, nes gauni tada pilną rinkinį tokiai visapusiškai pradžiai. Gali juos garinti, gali skiesti baziniu aliejumi ir naudoti ant odos. Gali juos vartoti visais būdais, visus, nereikia įsigyti kažko papildomai, nebent Epsom druskų vonioms. Taip pat įeina Ningxia gėrimo, antioksidantų ir vitaminų gėrimo pakuotė, išmėginti, paragauti. Jeigu jūsų vaikams patiks, galėsit šokti džiaugsmo šokį, nes turėsit kuo parausvinti jų žanduklus po bet kokios infekcijos, kurios tikiuosi trumpai netruks, nes busit stiprus, atsparus, gyvybingi, nes gyvensit sveiką gyvenimo būdą. Tad mūsų pasiūlymas, mūsų kvietimas yra susisiekti artimiausių metų dar šį vakarą su manim Lina Balse arba Neringa Stulpinienė. Rasite ją Facebook'e, Neringa Stulpinienė. Ir pakelti ranką, kad norite arba iš karto užsisakyti, arba aptarti savo poreikius, tikslus ir pasitarti, ar čia tikrai jums geriausia pradžia, ar galbūt galim individualiai parekomenduoti dar kažką, nes situacijų būna pačių įvairiausių. Ir kodėl sakau greitai, kuo skubiau, nes kol atsargos yra prie rinkinio su Desert Mist garintuvu, papildomai dovanų į vaikų kambarį atkeliaus šis mielas šunyčio garintuvas, o prie rinkinio su Dewdrop lašo garintuvu papildomai gausite dar, sakykime, vienas bus darbo kambariai, kitas svetainiai garintuvas. Arba namuose ir darbe, namuose ir sodyboje vasarą. Kad nereikėtų vežiotis ir baimintis, kad tik nenumeščiau. Arba pergyventi, kad išvažiavau ir nepasiėmiau. Aš tai tikrai labai pavargau nešioti garintuvą paskui savo vaiką, kai jisai sloguodavo, negaluodavo, būdavo namuose, tai savo kambarį, tai pas mane, tai svetainėje, tai virtuvėje, ir aš kaip kiaušinį tą garintuvą paskui jį nešiodavau. Šiandien tvarkydama namus susimąsčiau. Pas mane yra 5 garintuvai. Tai savo suskaičiuosiu. Vienas, du, svetainėje miegamajame. Visose kambariuose aš turiu 5 ir jie visi yra naudojami. Taigi šis pasiūlymas yra, nežinau, pats pačiausias šeimai, kuri gyvena ne vieno kambario bute, o ir vaikų kambarį turi, tai būtinai antras garintuvas turi būti ten, kad jie galėtų įsijungti patys garintuvą, įsilašinti lašelį prieš naktį ir susidraugauti su šuniuku ir tapti aliejų vaikais, kad pirma mintis būtų, kad mama, kur mano levanda? O taip pas mus ir pasitaiko, ar nusibrozdinimas, ar susimušimas, ar uodas įkando, mama, kur mano levanda? Tai jau rodo, kad vaikas sąmoningai auga sveikesnėje aplinkoje, toj, kur norisi lašiuko, o ne tabletės. Man kažkada pati gal blogai jaučiausi, ar tai mes filmą žiūrėjom, žodžiu, aš buvau labai patogiai įsitaisius ir labai nenorėjau judėti, kai vaikas savarankiškai nuėjo, atsigulė, jis jau didelis pas mane 10 metų, tai buvo kiek seniau, prieš porą metų. Ir žinot, kad ir kaip nenorėjau keltis, kai išgirdau, kaip iššaukė, o mamytės patepimas, negalėjau atsispirti, turėjau nueiti pas jį, patepti, priglostyti eteriniais aliejais. Ugnius turi ne šuniuką, jis turi pelėdžiuką, labai jį myli, labai džiaugiasi. Jeigu kažkada jam neina užmigti vakare, ir vaikai turi ir nerimo, ir streso per dieną,
Tai mes įjungiam lopšinę pelėdžiuko difuzoriuje, įjungia jis ten besikeičiančias spalvotas švieseles ir jam tai padeda nurimti ir užmigti. Na, aišku, plus ir levandos ar kiti eterinių aliejų aromatai. Jis turi savo mėgstamų aromatų, ten gal top 10, kuriuos naudoja. Ir papildomai galime gauti, kol yra atsargos, prie savo pradedančiųjų rinkinių užsakymo Burbono saloje augančios pelargonijos eterinio aliejaus. Tai yra šiek tiek rožės aromatą primenantis, emocijas subalansuojantis, hormonus pusiausvyroje vyresnio amžiaus moteriams padedantis palaikyti ir odą puoselėjantis gėlinis eterinis aliejus. Tai man jisai labai skanus, skanesnis už paprastą pelargoniją, Burbono pelargonija tokia subtilesnė, lengvesnė, gėliškesnė. Aš neturiu. Neturi šitos? Neturiu šito, bet uosčiau paskaistę, tai taip, jis yra toks švelnesnis, nes tikra pelargonija brandžioms moteriams ir ne visada jinai patinka man. Ne visada patinka, bet kai atrandi, kokiais tikslais ją naudoti, tarkim, aš jau ne vieną buteliuką pelargonijos užsakinėjau dovanot savo mamai, nes yra tie vyresnių moterų, žinai, pereinamojo periodo įvairūs nusiskundimai ir jai labai patiko tepti pilvapačią su pelargonijos eteriniu aliejum, palaikyti tą vidinę pusiausvyrą. Ir dovanų lietus gaunasi, ar ne, papildomas garintuvas prie pradedančiųjų rinkinio ir papildomai 12 buteliukas eterinių aliejų, tai yra Burbono pelargonija. Man tas savos pavadinimas Burbono, kaip įdomiai skamba. Burbono pelargonijos eterinio aliejaus vertė yra 36 eurai berods, tai turėkime omenyje, kad gaunam dovanų už 100 eurų. Tai jeigu rinkinys kainuoja 200, už 100 eurų dar jūs gaunate dovanų, nu tai tikrai dovanų lietus ir verta pasinaudoti šiais pasiūlymais ir prisijungti į kvapnią bendruomenę, į kurią mes ir kviečiame, ir laukiame, ir norim jum atiduoti viską, ką galim. Tai ir žinias, ir palaikymą, ir bendrystę, ir draugystę, ir galbūt norisi kurti verslą kartu. Tai visos mūsų paslaugos ir visos mūsų žinios jums. Labai kviečiame susisiekti, aptarti, kokie jūsų poreikiai. Ar norite tiesiog vartoti šios produktus ir norite galimybės vienkartinių užsakymų užsisakinėti, kada norite, ką norite. Ar jūs domintų narystė mūsų lojalumo programoje ir kurti kartu sveikesnį gyvenimo būdą, strategiškai puoselėti savo sveikatą. Galbūt norite prisijungti į verslą taip kukliai, atsargiai, kaip hobį, kaip laisvalaikis, smagiai praleisti laiką tarp bendraminčių, vien tam, kad savo produktus gauti nemokamai, o galbūt apetitas augs bevalgant, kaip sakoma, ir norėsite užsidirbti kelionės į Ameriką, norėsite turėti pastovias pajamas, pakeičiančias netgi darbo uždarbį. Ir mums paskutinis, galbūt dar paminėsiu pasiūlymą, kad neišsigastumėte, jog, bet tai čia nemažai eterinių aliejų, reikės perprasti, išmokti naudoti 12 eterinių aliejų savybės. Tai noriu nuraminti, kad tikrai nėra sudėtinga ir mes turime paruošę visą aromaterapijos pagrindų online kursą, kuriam galime padovanoti 50% nuolaidą visoms užsisakiusioms rinkinį. Tad tikrai visus pagrindus, visa informacija, kaip, ką, kada, nuo ko, kam naudoti, arba kada nenaudoti, gausite ir turėsite visada prieinamą, kursas neterminuotas. Ir ačiū visoms pasidalinusioms, ačiū visoms buvusioms kartu. Būtų labai smagu, jei parašytumėt kokią vertingiausią informaciją šiandieną, ar tiesiog priminimą to, ką jau žinojate, sau gavote. Nes kiekviena kartais reikia priminti svarbius dalykus, kuriuos visi žinom, bet kapsi vieną dieną prikapsi, žiūrėk, stiklinė pilna ir išsilieja į kažką tai. Taip, ačiū visom, kas prisijungė, ačiū visoms, kas dalinosi, kas komentavo, kas klausė. Dar mačiau daug klausimų buvo komentaruose, juos atsakysim komentarų skiltyje, nebeužimant eterio. Tai rekomenduoju, kviečiu ir
Gero jums vakaro, tikiuosi pratęsim draugystę ir toliau. Iki sekančio susitikimo. Ir saugaus jums laiko saulutėje. Iki. Na štai.